Gerai, matau, labai gausiai visi renkatės. Taigi pradėsiu pasisveikinimu, kurį jūsų visi keliautojai nuvykę tikrai išgirs ir matys. Tai sinčiao visiems. Iš tikrųjų, Vietname keliaujant praktiškai vien tik tai ir girdėsit iš visų, nes labai šilti ir labai draugiška tauta, ar ne, kurie pasitinka mūsų turistus, mūsų keliautojus. Su tais, su kuriais dar esu nepažįstama, tai esu Vaida Dužinskė, Join-up pardavimų ir plėtros vadovė Lietuvoje. Su jumis bendraujame, karts nuo karto jūs aplankysiu, taigi visais klausimais, kurie reikalingi jums būtent parduodant keliones ar ne, reikalinga informacija apie Join-up produktus, taigi visada drąsiai tikrai skambinkite, rašykite ir mielai padėsiu. O šiandien dieną pristatysiu jums vieną iš mūsų egzotinių krypčių, kuri laukia šią žiemą 25-26 metų. Tai turėsime netgi 4 egzotinės kryptis, o šiandien dienos favoritas ir žvaigždė bus Vietnamas. Iš tikrųjų, iš jo grįžau tik prieš keletą savaičių, turėjau tokią puikią galimybę ir progą su savo kolegomis iš kitų rinkų aplankyti šią nuostabią salą Vietnamo ir savo kailiu viską išbandyti, kad tą visą patirtį parvežti jums ir šiandieną papasakoti. Taigi, jeigu turėsite klausimų, tikrai galite drąsiai rašyti ir jau pabaigoje, kada viską pristatysiu, pasistengsiu juos atsakyti. Jeigu kažko galbūt ir nežinosiu, tai tikrai tada po mano pristatymo į tos klausimus jums atsakysiu. Parašysime ir, tikrai dalyvaukite, būkite drąsūs. Man iš tikrųjų labai sunku šiandien, atrodo, tą valandą bus įsitekti ir manau, kad tikrai tai truks ilgiau negu valanda, nes tiek daug norisi papasakoti, tiek daug pasakyti. Taigi, pradedam. Taigi ką, vykstame į Vietnamą. Ir turbūt pradžioje, kaip visada, ar ne, pristatant kryptį, pristatant šalį, būna pirmieji tie tokie klausimai, o kodėlgi vykti į ją, ar ne, kodėl aplankyti Vietnamą, Fukoko būtent salą. Tai iš tikrųjų Fukoko sala, tai yra tarsi tropinis rojus Tailando įlankoje ir tai yra didžiausia Vietnamo sala ir nors ji priklauso Vietnamui, bet jeigu žiūrėti atstumais, tai jinai netgi yra arčiau Kambodžos krantų. Ir ji žavi tuo, kad turi balto puraus smėlio paplūdimius, krištolo skaidrumo vanduo, ar ne, ir tai yra netgi pasauliniu lygiu vertinti paplūdimiai. Ir žinoma, laukia džiunglės ir tikrai draugiška vietinė kultūra. Kuom dar žavi Fukoko sala, tai savo žinoma autentišką virtuvę, turbūt kaip ir kiekviena šalis, ji turi ką pasiūlyti. Ir čia turbūt labiausiai žavi tai šviežios jūrų gėrybės, kaip sako, tiesiai iš tinklų ant stalų, ar ne. Taigi yra miesteliuose naktiniai turgus, kur viską galima tai išbandyti. Ir žinoma, visi tropiniai vaisiai, tai ir drakono, ir papajos, ir mangostanai. Mangai mėtosi kaip pas mus obuoliai, ar ne, po obelimis. Tai ir iš tikrųjų netgi toksai net įdomus faktas yra, kad Vietname tik turtingi vietnamiečiai perka ir valgo obuolius bei braškes. Taigi, jeigu būnant Vietname jūs kas pavaišins obuoliais ar braškėmis, tai jau žinokite, kad jūs labai vertina kaip svečią, nes tai pas juos yra neįprasta ir kainuoja tikrai labai daug. Praktiškai, kaip ir minėjo viena vietoje gyvenanti gidė, sakė, už 6 obuolius praktiškai 10 eurų sumoka. Taigi, žinoma, kava, kokosų ledai, ar ne, jeigu būtent iš maisto. Taigi, tikrai ta virtuvė, jinai iš tikrųjų mus irgi visos kelionės metu, kur mes bevalgėme, tai ar tai būtų viešbučiai, ar tai būtų kavinukės, ar restoranėliai, ar tai gatvė kažkas nusipirkta, tikrai visur labai viskas skanu, viskas šviežia ir, tikrai labai patiko. Skrandžius lepiname mes maistu.
Taigi, kodėlgi dar vykti, ar ne, į Fukoko salą? Tai Fukoko saloje yra pats ilgiausias lyninis keltuvas pasaulyje. Jis yra netgi trauktas į Gineso rekordų knygą, praktiškai 8 kilometrai ilgio virš salų, tiesiog iš pagrindinės Fukoko salos į Hontams salą būtent yra šis lyno keltuvas. Apie jį aš dar papasakosiu daugiau. Na ir žinoma, tikrai labai įvairus, labai gerų viešbučių pasirinkimas ir jis yra labai skirtingų, būtent, kad kiekvienam skoniui ir biudžetui, ar ne, tai yra ar tai 3 žvaigždutės, ar 4, ar 5, jos visos turi savo, visus galima rinktis, ar ne, ir tikrai įvairiam skoniui ir biudžetui tinkami viešbučiai. Kas dar labai žavi, kad tikrai yra nuostabaus grožio kas vakarą vykstantis Kiss of the Sea show. Jisai vyksta viename iš Fukoko miestelių kas vakarą, ten pusės valandos jisai trukmės. Tai apie jį irgi dar užsiminsiu vėliau, nes tikrai labai vertas dėmesio. Na ir turbūt vieni geriausių bei pigiausių masažų Azijoje galima būtų pasakyti, nes, iš tikrųjų mes irgi su kolegomis vieną vakarą išbandėme pėdų masažą, tai 30 minučių, kad jums įsivaizduoti, 30 minučių mums kainavo 5 eurai, tai mes negalėjome patikėti ir iš tikrųjų tos kainos maždaug panašiai tokios ir yra žinoma, jeigu viso kūno tai bus daugiau, bet tiesiog jums, kad įsivaizduoti, ar ne, kiek tai kainuoja. Ir šiaip dar Fukoko saloje, lyginant su kitomis Azijos kryptimis, tai jeigu ar Tailandas ar ne, ar Balis, tai yra tikrai labai puikus kainos ir kokybės santykis, kad tai už tai, kas yra gaunama, yra šiuo metu dar tikrai mokama mažiau negu tose jau tose populiariose, ar ne, Azijos kryptise. Na, o Vietnamas kaip kryptis mums nėra naujiena, tai jau praktiškai tiesiog vykdavo jis iš kitų mūsų rinkų, ar ne, tik Lietuvoje mes pirmuosius metus turėsime tokį tiesioginį skrydį į Vietnamą. Ir vietoje mūsų pagrindiniai partneriai, vieni iš pagrindinių partnerių bus Selfie Travel, kurie šioje rinkoje yra jau 9 metai. Galbūt taip pažiūrėjus ir tie 9 metai atrodo nedaug, atrodo kaip ir mažai, bet iš tikrųjų Fukoko saloje pats turizmas yra išvystytas praktiškai įsibėgėjo tik nuo 2014 metų, nes tik 2012 metais buvo atidarytas tarptautinis oro uostas Fukoko saloje, taigi tikrai viskas jauna, galima sakyti, ar ne nauja. Taigi ir praktiškai visą šį laiką ir mūsų šie partneriai dirbo šioje rinkoje. Na ir jie tikrai garsėja, yra vieni lyderiaujančių būtent DMC rinkoje šioje ir pasižymi aukšta paslaugų ir aptarnavimo kokybė bei vietiniais gidais. Kaip ir visose mūsų kryptyse, mūsų turistus atvykusius vietoje pasitinka atstovai. Jie turės Žanopo lentelę, taigi tikrai atvykus nereikės niekur mūsų turistams klaidžioti, ar ne. Tai bus nukreipti į autobusus, kuriais bus vežami į viešbučius. Iš tikrųjų, sala nėra didelė ir praktiškai pervežimai, tie transferiai vadinami ar ne į viešbučius, vyks maksimaliai vienu metu 6-7 viešbučiai. Taigi maksimaliai, kiek gali užtrukti pervežimas nuo oro uosto iki viešbučio, tai yra iki valandos laiko. Taigi tikrai labai patogu, kada po tokio ilgo skrydžio ar ne tiesiai iš Lietuvos, taigi tas pervežimo laikas irgi tikrai būna labai svarbus, taigi čia jis neužtruks, nes tiesiog nėra labai daug to kilometražo, ar ne, kurį reikia nuvažiuoti. Ir kaip visada, žinoma, vietoje mūsų atstovai yra tam, kad suteiktų mūsų keliautojams visą reikiamą informaciją, ar ne, informuotų ir papasakotų apie organizuojamas ekskursijas, kurias jie taip pat gali ir įsigyti. Bet taip pat drauge su mūsų virtualiu gidu gidas kišenėje, ar ne, į rūpimus klausimus tikrai gali į rūpimus klausimus mūsų ir virtualus gidas ar ne gidas kišenėje ir vietoje atstovai tikrai padės. Taigi nuo 9 ryto iki 9 vakaro tikrai drąsiai mūsų keliautojai gali visada, jeigu iškilus klausimams kelionės metu, kaip ir visose kitose mūsų kryptyse, drąsiai rašo ir klausia, kokių tik tai klausimų beturėtų, ar tai tiesiog klausimai ar ne, ar tai kažkokios tai sprendžiamos problemos. Taigi,
Toliau vykstame, kaipgi atrodo ar ne mūsų programa. Taigi į Vietnamą iš Baltijos šalių mes skrisime iš Vilniaus ir Talino. Ir pirmasis skrydis iš Vilniaus jau bus lapkričio 5 dieną, paskutinis yra kovo 11 dieną. Tai yra tas pats tinkamiausias periodas keliauti būtent į Fukoko salą, nes tai yra taip vadinamasis sausasis sezonas, ar ne, kada yra maža lietaus tikimybė. Trukmės kelionių bus 10-11 nakvynių arba 20-21. Tai čia tiesiog turistai kaip norės ar negalės pasirinkti, ar norės trumpesniam laikui vykti ar ilgesniam, bet nakvynių trukmė yra nuo 10 iki 21 nakvynės. Ir skraidinsime Skyep avialinijomis, lėktuvai Boeing 737-800 MAX orlaiviais. Vidutinė trukmė, vidutinis amžius, galbūt taip geriau vardinti ar ne, lėktuvų, tai yra apie 4,5 metų, tai yra tikrai pakankamai jauni ar ne orlaiviai. Taigi tiesioginis skrydis iš Vilniaus tiesiai į Fukoko salą su, žinoma, tarpiniu nusileidimu kuro papildymui, tai yra maždaug 1 valandai ir nuplanuotas yra nutupimas Šardžoje būtent degalų papildomai. Mūsų keliautojai iš lėktuvų išlipti jiems nereikės ar ne, tiesiog jie turės tai palaukti lėktuve. Na ir žinoma, skrydžio metu bus nemokamas maitinimas, lėktuve jisai vyks 2 kartus, tai yra vienas karštas patiekalas ir sumuštinis su kumpiu arba sūriu. Iš karštų patiekalų tai jie galės rinktis vištiena arba vegetariškas patiekalas ir taip pat jau karštas patiekalas bus patiekiamas pirmo segmento metu, tai yra iki pirmo to techninio sustojimo, o po to jau antrojo to segmento skridimo metu bus sumuštinis su kumpiu arba sūriu, kava arbata. Žinoma, lygiai taip pat ir lėktuve galės keliautojai įsigyti, jeigu norės papildomai maitinimą. Ir taip pat galima bus maitinimą įsigyti prieš kelionę dar. Tai yra, galės pas jūs ar ne užsisakyti, jūs galėsite tiesiog rezervacinėje sistemoje ar ne prie rezervacijos pridėti papildomą maitinimą, jeigu jie dar pageidaus, galbūt norės dar antro karšto patiekalo. Tai tik svarbu, noriu labai pabrėžti tai, kad tas papildomas maitinimas ar papildomos paslaugos, kurios yra susijusios su skrydžiu ar ne, turi būti užsakomos ne vėliau negu 72 valandos iki skrydžio. Taigi yra, jeigu jau mažiau negu 72 valandos iki skrydžio, tos galimybės tiesiog nebus. Taip pat bus galima irgi išsipirkti vietas lėktuve skrydžio metu ar ne. Bagažas įskaičiuotas, tai yra 23 kg bus registruoto bagažo ir 8 kg su savimi. Matau, jau irgi klausimų buvo, kad kiekgi ta skrydžio trukmė ar netruks, tai realiai gaunasi jau su tuo tarpiniu nusileidimu išeis apie 14-15 valandų. Tai vėlgi priklausomai būna, kad pirmyn atgal ar ne, viena pusė trumpiau, kita būna ilgiau gaunasi, bet maždaug, kad įsivaizduoti, kiek tai truks ar ne, nes praėjusiais metais Šri Lanką skridome, tai jūsų keliautojai irgi žino, kad tai maždaug 11-12 ar ne valandų, tai čia truputėlį yra tikrai tolėliau, nes netgi ir žemėlapyje turbūt irgi žiūrint matote, kad tikrai dar tolėliau, tai apie 14-15 valandų bus skrydžio trukmė. Na ir dar informacijos tokios techninės ar ne dėl vizų. Tai iš tikrųjų Fukoko sala yra daugiau, kaip ir minėjau anksčiau, ar ne, tai turistams tikrai tokia sukurta, sakykime. Tai ir dėl to vykstant į šią salą Lietuvos Respublikos piliečiams yra nereikalinga viza, jeigu jie bus ne daugiau negu 30 dienų. Jeigu keliautojai sugalvos, galbūt būnant ar ne vietoje, suskraidyti į žemyninę dalį, tai tikrai nėra problema, nes iš tikrųjų iš oro uosto kiekvieną dieną ir ne vieną ir ne 2 ir daugiau kartų skrenda vietiniai tiesiog lėktuvai į žemyninę dalį, ar ne? Taigi tikrai gali nusipirkti skrydį ir suskraidyti žemyninę dalį, bet tuomet reikės žinoti, kad reikės įsigyti vizą. Vizą galima, yra tiesiog internetinė ar ne nuoroda, jūs ją galite rasti mūsų rezervacinėje sistemoje prie visos informacijos apie šalį, ar ne, ir kainuoja apie $25. Taigi tie, kurie galbūt planuoja, ar ne, tai padaryti, kurie norės būti ne tik Fukoko saloje, tai gali tiesiog vizą įsigyti, bet tie, kurie, sakykime, vyks tik tais, taip, žiūriu, ar viskas tvarkoje, nes man taip, jūs mane girdite, viskas tvarkoje, nes žiūriu, kolegos lyg tai rašinėja, kad viskas gerai, ar ne? Tai matyti, taip tiesiog kažkas taip.
Taip, gerai, tęsėme tuomet toliau. Viskas gerai, ne čia. Labai sunku, ar ne, kada jūsų irgi nematau ir nėra to tokio abipusio bendravimo, ar ne, tai truputį tas monologas atrodo kartais, kad galbūt kažkas ir pastrigo. Gerai, viskas tvarkoje. Taigi, kaip ir minėjau, ar ne, kad jeigu sugalvosi žemyninę dalį, tai būtinai yra viza, bet jeigu vyksta tik į Fukoko salą skrenda poilsiauti, ar ne, ir tik bus Fukoko saloje, tai jokių vizų nereikia, tiesiog pasas, ne mažiau negu 6 mėnesiai galiojimo laikas ir būtinai turi turėti bent tuščią vieną lapą pase, ar ne, kad galėtų įdėti antspaudus atvykus į šalį. Taigi apie vizas tiek, bet vėlgi visa informacija, kaip visada, ar ne, jūsų rezervacinėje sistemoje, prie krypties, prie šalies, ar ne, tikrai mes ten stengiamės viską, kas yra aktualu, tą informaciją sudėti ir sukelti. O jeigu matysite, kad galbūt kažko tai trūksta arba norėtųsi daugiau, tai vėlgi drąsiai tikrai rašykite, sakykite ir patalpinsime. Na ir dabar tokios daugiau kelionėje svarbios ar ne būtinos informacijos jūsų turistams, kurių galbūt tikrai jūsų ir klausinės ar ne, ir tai yra tokia, kaip aš sakau, kasdienos tokia galbūt jau išvykusi krypti informacija. Taigi, SIM kortelė, žinoma, kaipgi atrodo jau ir taip suprantame visi, kad vykstant atostogų reikia nuo telefonų pailsėti, bet na, tai yra vis tiek neišvengiama ar ne, vis tiek naudojame. Taigi, galimybės, ar ne, kokios SIM korteles iš tikrųjų keliautojai nuvykę vietoje gali be problemų įsigyti tiek oro uoste, tiek miesteliuose, parduotuvėse ir kaina jų maždaug varijuoja nuo 8 iki 11 dolerių. Tai čia maždaug, kad įsivaizduoti ar ne. Šiaip dažnu atveju jie netgi sako, kad tai yra kaip ir neriboti gigabaitai, bet iš tikrųjų būna, galime sakyti, 5 gigabaitai per dieną. Jie netgi ir tos planus, kada parduoda, sako, 5 gigabaitai per dieną ar ne, ir ta kaina yra tokia maždaug taip. Aš pati, kada vykau, tai tiesiog esimą pasiėmiau, nes ne per daug nieko nesidomėjau, tiesiog užsisakiau, tai man 10 gigabaitų kainavo 17 eurų. Tai jums tiesiog, kad įsivaizduoti. Tai jeigu piniginė ta prasme ar ne, tai kaip ir jeigu daugiau norės gigabaitų naudotis ir galbūt vietoje irgi keliauti ar ne, tai kaip ir simas labiau apsimoka tą kainų prasme. Ar ne? Bet man irgi su simu tikrai jokių problemų nebuvo, tik tai galbūt sakykime, kad daugiau mokėjau, ar ne? Bet vėlgi, iš kitos pusės, tai jeigu pačioje saloje daug keliautojai nekeliaus ar ne ir daugiau važiuoja tik tai poilsio ar ne, galbūt iki vieną kitą ekskursiją nuvyks, tai iš tikrųjų be problemų visose viešbučiuose veikia Wi-Fi'us ir veikia tikrai visoje viešbučio teritorijoje. Tai yra ne tik, kad ar ne tik kambariuose arba ten tik lobyje ar ten restorane, bet iš tikrųjų, kiek viešbučių lankėme, ar tai būtų 3 žvaigždučių, ar tai 4 ar 5, tikrai be problemų visur Wi-Fi'us ryšys veikia. Na ir žinoma, kaipgi nepaminėti ar ne all inclusive, tai vėlgi, manau, jūs esate irgi susidūrę su tuo ar ne, ir ypatingai vėlgi vykstant į kitas irgi Azijos šalis, ar tą pačią Šri Lanką ar ne, ir kitur, kad tiesiog ten yra truputėlį tas ar ne kitoks supratimas viskas įskaičiuota sistemos, negu kad mūsų turistai ir keliautojai yra įpratę. Tai čia tiesiog svarbiausia jiems yra paminėti ir pabrėžti, kad na, tų lūkesčių ir to tikėjimosi, kad bus kaip Turkijoje ir Egipte, tiesiog, kad na, nebūtų, nes na, taip nebus. Ir matysite netgi ir sistemoje, kada užsakinėsite, rinksite viešbučius, kad dauguma viešbučių netgi turi pasirinkimų variantus maitinimo, tai yra tik pusryčiai vakarienė, pusryčiai pietus vakarienė. Ir kai kurie viešbučiai siūlo all inclusive. Bet tas all inclusive tai yra, labiau galima netgi būtų sakyti, kad tai yra full boardas plus gėrimai. Nes tikrai ne visose viešbučiuose yra ir tie snack barai ar ne, arba snack time'ai vadinami. Ir tikrai tas nustatytas tik laikas, kada yra valgoma būtent ten pusryčių pietų ir vakarienių metu. Ir na, to tokio, kad būtų nuo ryto iki vakaro viskas atvira ir viską galima valgyti ir gerti, tikrai nėra. Ir gėrimai, žinoma, visada, jie netgi labai akcentuoja, kad gėrimai įeina tik tie, kurie yra meniu nurodyti, kad yra meniu tik tais nurodyti ar ne. Ir dar irgi labai toks įdomus momentas buvo, kad iš tikrųjų irgi ne viename viešbutyje, kada mes klausėm, na, iš tikrųjų netgi mes... Toks buvo net pirmomis dienomis, mes labai netgi įnirtingai bandėme jų klausinėti, ar ne, koks pas jūs all inclusive, iki kelintos valandos ten gėrimus galima gerti ir panašiai. Ir jie tikrai labai dažnu atveju būdavo mūsų taip, na, klausosi ir lyg nesupranta to klausimo pilnai, nes jie sako, nu taip, pas mūsų all inclusive, jūs gausite pusryčius, pietus, vakarienę, ar ne, yra gėrimai, jūs į sauną galėsite nueiti, tai va, jų tas supratimas tikrai bendras, tiesiog all inclusive yra truputį kitoks negu mūsų. Taigi,
Kaip aš ir minėjau, kad tai praktiškai galima sakyti, kad yra pagerintas full boardas, tai yra pusryčiai, pietus, vakarienė ar ne, ir gėrimai iš meniu, o iš meniu gėrimai tai yra tai, kad dažniausiai eina žinoma tik vietiniai gėrimai, tai importinių labai retų atveju yra. Ir dar toks įdomus momentas, kad irgi ką jie minėjo ne vieną kartą, kad kada ateini gėrimų pasiimti, ar ne, kad negalima vienu metu pasiimti ten porą stiklinių ir parnešti savo ten draugų ar draugiai, vyrų ar žmonai, ar ne, kad vienu metu yra duodamas vienas gėrimas. Tai jį išgeriame, grįžtame, vėl ėmėme antrą gėrimą. Tai va tiesiog irgi labai toks įdomus, svarbus momentas, kad tiesiog vėlgi įsivaizduoti, kaipgi tas jų all-inclusive'as atrodo, ar ne? Taip, dabar dėl valiutos, ar ne, tai valiuta yra Vietnamo dongas, iš tikrųjų visi nuvykę keliautojai taps milijonieriais, matau jūs vis klausimus irgi atsirandančius, tai ne, gėrimai iš tikrųjų, kur yra all inclusive'as, tai visos dienos metu ir dažniausiai, kiek klausėme vakare, kada baigėsi, tai yra iki maždaug 22 valandos dažniausiai, 22, kai kur iki 23. Bet čia jau reikėtų tiesiog kiekviename viešbutyje atskirai žiūrėti, nes tikrai labai skirtinga jų ta politika yra. Taigi tikrai visą dieną, bet vėlgi, kaip minėjau, kad tiesiog vienu metu yra pasiimamas tik tai vienas gėrimas, o kai kuriuose net viešbučiais yra net nustatytas skaičius. Pavyzdžiui, ten gauni 4 per dieną, vat gali tik tai kuponus išnaudoti kokteiliams, bet čia vėlgi sakau, labai reikia žiūrėti kiekvieną atskirą viešbutį. Taigi dabar grįžtame prie valiutos, ar ne, tai visi nuvykę į Vietnamą taps milijonieriais. Aš keičiausi tik tai 100 eurų, tai už 100 eurų aš gavau beveik 3 milijonus dongų. Taigi jums, kad įsivaizduoti, tai va, jeigu už 100 eurų, ar ne, aš gavau ten beveik 2 900 000, tai už $100 gauna 2 450 000. Tai va tiesiog, kad na, į tam įsivaizdavimą, ar ne, kiek euras, kiek doleris, ar ne, tai jisai yra tikrai atitinkamai, tai aš turėjau eurus, vežiausi eurus, bet manau, tie, kurie turi dolerius, tikrai gali vežtis dolerius, nes na, tas kursas jisai yra tikrai toksai atitinkamas. Tai dėl pinigų pasikeitimo, tai žinoma, galima ir oro uoste tą padaryti, bet tikrai be problemų miestelyje visur galima tai padaryti, netgi yra parduotuvėse jie keičia tos pinigus, ar ne. Bet iš kitos pusės, vat, kaip ir minėjau, ar ne, kad aš pati vat, realiai porai savaičių keičiausi tik 100 eurų, kad turėti vietoje, ar ne, tų grinųjų, nežinau, ten užsisakant kokius smūtį ar kavos, ar ne, vietiniam kioskelyje, tai be problemų visur galima atsiskaityti kortelę. Tikrai visur. Ir parduotuvėse, kavinukėse, ar tai būtų kava, ar ne, ar tai užeiga kokia, kur jau yra, jie tikrai turi tos aparatus, ar ne, ir tikrai be problemų atsiskaitimas kortelė vyksta. Lygiai taip pat ir viešbučiuose už paslaugas, ar ne, taigi tikrai net nebūtina ir neverta, ar ne, kad daug labai vežtis grinųjų pinigų, kad jų išsikeisti. Bet, kaip ir minėjau, tikrai be problemų galima juos visur pasikeisti ir tai tikrai nebūtina daryti oro uoste, kad tikrai galima ir nuvykus pačiame miestelėje, nes tokių kaip na kioskelio, ar ne, pinigų keitimo tikrai yra jų daug. Taigi, tada toliau, kasgi dar čia tokio aktualaus, ar ne? Taip, toliau labai patogus dalykas yra padaryta tai, kad saloje, tarsi per visą vakarinę ar ne pakrantę, nuo pietų iki šiaurės, geriausiai yra padaryti nemokami autobusai. Tai yra, kad tarp turistinių, yra tokie kaip tarsi turistiniai maršrutai, ar ne, o turistiniai, žinoma, maršrutai tai yra kur, tai yra viešbučiai, ar ne, įvairios turistinės vietos, tiesiog važiuoja nemokami jų elektriniai autobusai. Čia yra toksai kaip tarsi jų šalies jau toks, na, projektas padarytas, nuo 2023 metų yra paleista, kad, na, jie visi irgi vienodyti autobusiukai, tokie žali, gražūs, elektriniai. Tai ir jie jungia būtent visas tas, na, jie važiuoja per praktiškai visus viešbučius pagrindinius ir, na, tos jau aukštesnės klasės ir tam tikras vietas, būtent turistinės vietas, taigi jie yra tvarkaraštai, sustoja ir praktiškai vėlgi didžioje dalyje viešbučių yra netgi iškabinti tvarkaraščiai, taigi be problemų keliautojai gali ar tai vieną salos dalį, ar tai kitą, tiesiog jie pasižiūri tvarkaraštį, kada gali nuvažiuoti galbūt iki miestelio centro, ar ne, kada gali grįžti. Taigi, na, tai va tas free busas, ar ne, tai yra tiesiog, kad vyksta būtent
saloje ne vienas maršrutas ir praktiškai jie pradeda kursuoti ryte nuo 5:30, ten 5 valandos ryto, tai yra nuo paryčių, ir važiuoja iki vidurnakčio. Ir mes irgi net buvo keli kartai, kada mes irgi jais vakare kuo puikiausiai pasivažinėjome. Taigi, tiem, kam galbūt norėsis čia dabar ir vietoje, ar ne kažkur nuvykti, kažkur važiuoti ir nesinorės laukti autobusą ar nelaiko, tai tikrai be problemų yra išsikviesti taksi. Galima ir viešbučio registratūroje paprašyti, taip pat irgi galima taksi appsą Grab tiesiog instaliuotis ir mes irgi ir patys irgi buvom pasidarę ir irgi tiesiog norėjome iš vieno viešbučio nuvykti iki naktinio marketo, tai tiesiog tikrai be problemų suinstaliavome Grabą ir kainos yra labai nedidelės, ten praktiškai $1, $1-2 ribose ar ten eurų, tik viskas varijuoja, nes iš tikrųjų tie pervežimai pas juos nekainuoja daug ir netgi irgi tie patys tuktukai irgi didesni, mažesni važinėja. Netgi tokie, net nesakyčiau, net Tailando tuktukai, jie čia tokie didesni, labiau turistam irgi pritaikyti, kur ten ir 7, ir 8, ir 10 žmonių gali susėsti. Tai mes irgi grįžom iš naktinio marketo, mūsų buvo 8, gal mes buvome ir realiai sumokėjome, nežinau, ten 5 eurus, galbūt tik pasidalinome visi ir viskas. Taigi, dar galbūt norėčiau irgi paminėti apie depozitą viešbučiuose, nes šioje šalyje jisai egzistuoja, bet yra tikrai ne visose viešbučiuose. Sąrašą viešbučių ir kiek to depozito, kuris viešbutis prašo, tai esame patalpinę prie aprašymų mūsų internetinėme puslapyje, ar ne, pas jūs tiesiog prie šalių aprašymo, ten kur galite ir apie ekskursijas rasti, ar ne, ir taip pat irgi puslapyje sistemoje pačiai irgi patalpinsime tą sąrašą viešbučių, nes, tiesiog, kad įsivertintų, ar ne, turistai, kad yra ypač aukštesnės kategorijos viešbučių, kad jie prašo už vieną naktį, už kambarį maždaug taip nuo 5 iki 30 eurų depozito. Ir tada yra tiesiog priklausomai, galima irgi iš to depozito, jeigu kažkokiamis paslaugomis jūs naudojatės ir jie nuskaičiuoja, ar ne. Taigi, jeigu nieko neišnaudojate, tai jį tiesiog išvykimo metu irgi grąžina, tai dažniausiai ir kortelė jisai būna tiesiog irgi paimamas. Tai tas sąrašas su viešbučiais, kuriuose tas depozitas bus reikalingas, mes jį tikrai su jumis pasidalinsime, jisai bus patalpintas ir viešai prieinamas, kad jūs tikrai galėtumėte tą informaciją turistų pateikti, arba tiesiog, įspėkite, pasakykite, kad tiesiog toks dalykas egzistuoja, ar ne? Taip, dabar dar dėl kainų irgi galbūt labai norėtųsi tą paminėti, kad iš tikrųjų, tai žinoma, mums ten nuvykus, tai atrodė, kad visur viskas yra pigu, nes iš tikrųjų netgi ir tam pačiam oro uoste, ar ne, pasiėmus kavą, o kava tikrai labai skani ir labai kokybiška, ir ten už puodelį mokė oro uoste, ar ne, mokė ten, nežinau, 2 eurus gal kokius. Ir šiaip visose, vėlgi, nėra labai tokių didelių kainų skirtumų, jeigu, sakykime, būnant miesteliuose, ar ne, einant į parduotuvės, arba netgi tose pačiose viešbučių parduotuvėlėse, ar ne, irgi yragi prekės, ten visokie bliūdeliai, ar ne, suknelės, ir ten kas bebūtų. Ir tos kainos yra labai maždaug visur panašios. Aš nėra to tokio didelio skirtumo, kad, sakykime, ten supermarkete tu mokėsi labai mažai, ar ne, o viešbučio parduotuvėje arba ten kokioje nors parduotuvėje, kurioje tu nuėjęs, bus viskas dvigubai ir reikės dėrėtis. Ne, pas juos tikrai tos kainos yra labai tokios pakankamai fiksuotos visur ir jos yra gan labai panašios. Taigi tas ir turbūt, vėlgi, kaip ir minėjau, galbūt taip ir atrodo, kad atrodo, ar ten kavą perki, tas pats atrodo mangų smusis, ar ne, ką tik padarytas, arba avokado koks smusis. Tai gatvėje tu tiesiog irgi ten perki kioskelį ir moki už jį 1 eurą. Čia yra tikrai labai, o gauni gražiausią, didžiausią ten puodelį, ar ne, to gėrio ir tikrai tos kainos yra tokios. Ir arba, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar ne, jums mini bare pridėta, ar ne, ten Coca-Colos, ten Sprite, ar ne, kokio alaus, Tigerio. Ir jisai kainuoja ten 1,50 €, kur atrodo tikrai, lyg tu supranti, kad turėtų mini bareis daug daugiau kainuoti, bet ten tos kainos, jos yra tokios ir atrodo tikrai gali pasiimti. Ir, galbūt jau mums čia taip atrodo, ar ne, iš Lietuvos atvykus, tai tikrai jos yra labai tokios, palankios mums, sakykime, ar ne, keliaujant. Tai žinoma, jeigu visai, vėlgi, labai aukštos kategorijos viešbučias ir mes irgi patys gyvenom porą nakvynių, turėjom Pullmano viešbutį, ar ne, tai ten taip restoranuose, kada tu eini vakarienės, tai ir kokteilis kainuoja 10 eurų ir gali net ir tas pats burgeris kainuoti 12-15 eurų, bet čia yra tikrai jau tos aukštos klasės viešbučias, ar ne, bet jeigu ten, sakykime, gatvė kavinukė, tai
nežinau, koldūnai ten kokie 3-4 eurai patiekalas, ar ne, arba ten koks karis, ar ne, tai irgi tikrai maks iki 5 ten eurų. Tai va tikrai, kad tos kainos jos tokios labai, va ypatingai pasirenkant tą vietą vietoje būnant, ar ne, tu tiesiog irgi tą matai, kad na, labai jos tokios, kaip aš sakau, smagios. Taigi, dabar galbūt irgi dar žinoti, ar ne, kad yra lunar naujieji tie vadinami metai, ar ne, tradiciniai naujieji metai pagal mėnulio kalendorių Azijos šalyse, ar ne, tai švenčia milijonai Azijos gyventojų, ar ne, žmonių. Tai yra taip, kad tiesiog tuo metu, tai būna sausio gale arba vasario pradžioje, dabar pažiūrėjau pagal kalendorių, tai gaunasi vasario 1 diena, ateinančiais metais bus tie naujieji metai jų, tai yra praktiškai savaitėj pas juos sustoja visas gyvenimas. Tai yra, kad tikrai niekas nedirba, niekas neveikia ir ten ir supermarket ir visai kita, ir tikrai labai jau net visiškai galbūt tik orientuotos į turistą parduotuvėlės, galbūt ten atsidaro tam tikrų laikų, bet tiesiog, kad irgi įsivertinti, kad vykstant būtent tuo metu, tai yra ne per mūsų naujuosius metus, ar ne, kada mes vykstame ten gruodžio 31, sausio 1 dienai, bet būtent per jų naujuosius metus, ir pas juos netgi kada mes vietą irgi klausėme, kada jau pas jūs tas high seasonas, ar ne, kada jau čia jau labai daug kitų turistų, ar ne, ir kada jau yra visas pikas, tai jie visada irgi labai tą pamini, kad būtent per jų būtent tuos naujuosius metus. Taigi, taip įsivaizdavimui, jūs irgi turėkit minty, kad tai yra vasario tai 1 savaitei, ir žinoma, vadinasi ir viešbučius, jeigu dėl užsakymo, ne, kad geriau būtent tam išvykimo laikotarpiu, kas keliautojai važiuos, kad tiesiog galbūt iš anksto geriau užsisakyti ir pasižiūrėti, nes jie tiesiog bus išpirkti. Dabar dar tokios irgi techninės informacijos dėl adapterio, ar ne, nes ten kaip ir tarsi reikėtų A tipo tą vadinamą adapterį, kur yra iš 3 šakučių, ar ne, tai iš tikrųjų aš nieko nesivežiau ir niekur man jo neprireikė, nes viešbučiai vis tiek irgi yra pritaikyti, ar ne, irgi ir europiečiams, tai tikrai be problemų visur galima buvo pasikrauti visus įrenginius ir, to adapterio man visiškai neprireikė. Jeigu dar būtų kažkokių tokių, nežinau, techninių klausimų, galbūt ar man bekalbant dar iškils, tai tiesiog užsiminsiu, arba jeigu ir jums galbūt dar kažkas kyla, tai tikrai klauskite, pasistengsiu atsakyti. Ir ką važiuojame toliau, taigi, ką galima parvežti, ar ne, iš Fukoko, tai Fukokas, tai pagrindiniai tokie 3, kas yra parvežama, ar ne, ir ką vežame mes namo, tai yra kava, perlai ir juodieji pipirai, nes, pagal kavą tai yra Vietnamas viena iš lyderiaujančių kavos eksportų šalių netgi pasaulyje, ar ne, tai 2-3 vieta dalinasi praktiškai. Tada pats Fukokas irgi dar yra vadinamas perlų sala, nes čia yra tiesiog irgi vystoma ta perlininkystė, ar ne, ir taip pat irgi labai yra daug pipirų plantacijų ir praktiškai irgi vėlgi visose parduotuvėse ar ten oro uoste išvažiuojant ar ne duty free, visur labai lyderiauja irgi prie produktų, tai tiesiog įvairiausi pipirai, ten raudonieji, baltieji, juodieji ir kokių tik tais ir žalieji, taigi tikrai iš tų tokių suvenyrų, kas pagrindiniai, tai kava, perlai ir juodieji pipirai. Ir dabar pereinam prie, ar ne, kągi pamatyti, aplankyti būtent pačioje saloje, ar ne, ir kokios tos ekskursijos pagrindinės, tai jų iš tikrųjų bus tikrai labai daug. Dabar aš jums galbūt tiesiog užsiminsiu apie kai kurias tokias pavienės, tai yra vienos dienos ekskursijas, bet aš iš tikrųjų iš jūsų buvau gavusi klausimų ir ne vieną, tai yra, kad ar Vaida galbūt bus kažkokie ekskursijų turai, ar ne, kažko panašaus kaip Šri Lankoje, kad vykti į tokią šalį ir ten aplankyti 3-4 dienas ir po to poilsiauti. Tai iš tikrųjų pati sala Fukoko, tai nėra didelė, kad būtų galima daryti tokį turą, ar ne, ar kad vykti aplink salą ir poilsiauti. Tai mes tik tai esame šiai dienai dabar užprašę partnerių, kad jie mums paruoštų ir parengtų tokius būtent ekskursijų paketus, būtent žemyninėje dalyje. Nes pačioje Fukoko saloje tikrai yra tik pavienės ekskursijos ir jos po vieną dieną tik tai vykstančios. Ir kaip mes turėsime šią informaciją, tikrai irgi su jumis pasidalinsime, nes tikrai tai matome, kad gali būti aktualu, nes vien iš tai, kad jūs tos klausimus irgi užduodate ir prašote, ar ne, kad ir vėlgi daugumai turbūt atrodo, kad vykti į Vietnamą, ar ne, ir norisi pamatyti kuo daugiau, būtent nuskridus tokį kelią. Taigi tikrai atsižvelgėme į tą prašymą ir laukiame tos informacijos. Žinoma, tada jau reikės tikrai tiem keliautojams vizas gamintis, nes jau reikės į žemyninę dalį vykti, bet čia vėlgi pasidalinsime tą informaciją ateityje.
dalyje. Na, o kągi, šiaip tiesiog ar ne kokios tos pavienės ekskursijos, tai čia vat vėlgi, ką jūs matote dabar ekrane šitą nuotrauką, tai aš irgi turiu ir su savimi šią nuotrauką pasidariusi, tai tiesiog viena iš promenado, ar ne, ir čia mes kaip tik ėjome pietų į kairę pusę pasukus Intercontinental viešbutis, ar ne, tai tikrai labai graži vietovė, kaip tik saulė švietė tą dieną, tai irgi va tiesiog perlo tokia skulptūrėlė, ar ne, tai na ir kaip ir minėjau, ar ne, tai tikrai labai yra daug pasirinkimo vienos dienos ekskursijų, tai viena iš tų tokių būna irgi labai, kur keliautojai, kur turistai labai mėgsta vykti, tai vykti į pažiūrėti jūrų žvaigždžių, ar ne, jūrų žvaigždučių, tai ten irgi tikrai Instagrame ir ten įvairiausiose galite matyti, kiek kas, jeigu vyksta jau į Fukoko salą, ar ne, tai visada turės nuotraukas būtent su tom jūrų žvaigždutė. Mes irgi čia važiavome, tik tiek, kad vėlgi mes buvome dabar lietaus sezono metu ir ten mums vykstant iš vis lietus net lijo, nors mes labai smagiai prasiplaukėm į šią salą su valtele, bet, na, žinoma, to sezono metu čia vaizdas yra visai kitoks, bet mes irgi radome tų žvaigždučių, tik jų buvo labai nedaug. Taigi tai dažniausiai būna vienos dienos ekskursija, ar ne, tai irgi yra paruošti ir paplūdimiai, yra toks kaip ir mini bariukas, netgi gultai yra, tada irgi gali netgi po to grįždami ten iš ekskursijos būna net ir pietauja plaukiančiame kamelėje, vadiname, su vaizdu į Kambodžą pačią. Taigi jau tuos detalius ekskursijų aprašymus jūs galėsite rasti ir mūsų sistemoje, ar nesukeltus tiesiog, arba jau keliautojai, kada nuvykę, tai vėlgi, kaip ir minėjau, atstovai tikrai apie visas ekskursijas plačiau papasakoja ir pasako. Taigi, jų vėlgi sala, ar ne, ir tai yra aplink, ar ne, daug vandens ir visas jūros vandenynų pasaulis ir visa kita, taigi tikrai labai daug ekskursijų ir daug užsiėmimų yra būtent vienos dienos. Ir tai yra nuo įvairiausių laivelių plaukimo, tai yra su jachta, valtele ar ten katamarano, ar nevykstamai vienos dienos ekskursijas, ir ar tai nardyti nori, ar tai ir netgi žvejybos, ir netgi ir vakare, ar tai dieną, tai tiesiog, kad vėlgi neišsiplėsiu, nes tų ekskursijų vienos dienos būtent jūroje yra tikrai labai nemažai, yra daug ir vėlgi aplink tų salų įvairiausių yra, kurias yra vykstama. Na, o tiem, kurie nenori galbūt arba vėlgi ne visi tos laivelius ar ne ir išvykas į jūras mėgsta, tai tikrai yra pasirinkimo ir pačioje saloje, kur gali nuvykti, ar ne. Tai viena irgi vadinamasis tas egzotiškasis Fukokas, tai lankoma yra Fukok pagoda, tai mes irgi čia šitoje šventykloje buvome, tai tiesiog daugiau yra budistų dvasinėms praktikoms skirta, ar ne, tai yra klasikinė vietnamietiška architektūra, ramus kiemelis ir tada taip, vėlgi galima pamatyti vietinius besimeldžiančius maldininkus, ar ne, uždegti smilkalą. Ir tos ekskursijos metu irgi dar yra daugiau, kur vykstama, tai yra ir truputį prie istorijos prisiliečiama, ar ne, į Coconut Prison, tai yra Coconut tarsi kalėjimą yra vykstama, ar ne, kuris irgi buvo įkurtas Fukoko saloje. Ir na, tikrai yra tų vietų, ką galima ar ne aplankyti, arba irgi vėlgi degustuoja vietnamietišką kakavą, saldumynus, taip pat perlų rinkimą stebina. Taigi ta egzotiškoji, ar ne, egzotiškasis Fukokas. Na ir dabar dar tokios daugiau, sakykime, pramoginės, ar ne, galbūt labiau irgi ir netgi šeimoms, ar ne, su vaikais skirtos ekskursijos, tai yra Sunworld Cable Car Adventure, tai šios dienos ekskursijoje, kada yra vykstama ar ne, tai yra mūsų keliautojai keliasi ilgiausių pasaulyje virš jūros, tai yra apie 8 km ilgio lynų ir tai yra tos gondolos ar ne, galbūt irgi va tie, kas slidinėja, tai tikrai įsivaizduojate, kaip tai atrodo, tik tai čia yra visas įdomumas, kad tu virš jūros kyli ir tai yra po apačia, vat vėlgi, iš tikrųjų tos gondolos yra stiklinės, vat kaip ir nuotraukoje matosi, tai praktiškai ir mes patys irgi tas pasikėlimas trunka apie 20-30 minučių, tai ten vien tik tai aikčiojimas, žvalgymasis, fotografavimasis, filmavimasis aplinkui, nes iš tikrųjų ir tos kitos salelės matosi, virš kurių tas vyksta ar ne, kėlimasis ir į tolį irgi žiūrint ir tų laivelių tokie uostai ar ne, kur daug mažų prisišvartavę, tai tikrai labai įspūdingas tikrai tas kėlimasis. Na, o nusikėlus į Hontom salą, ten yra įkurtas
vandens pramogų parkas, vat irgi vadinamas tas Sun Worldas, ar ne, tai pramogų parkas, vandens atrakcionų parkas ir kalneliais amerikietiškais galima irgi prasivažiuoti, tai vat irgi važiavome, ar ne, tai kavinukės, parduotuvės, praktiškai ten irgi visi su maudimukais irgi keliasi važiuoja ir tiesiog tai yra veiklos visai dienai. Taigi ryte nuvažiavus, vakare po to tik tais grįžti ir tai yra vat irgi kaip tokia vienos dienos ekskursija. Ir gruodžio mėnesį čia, beje, šitoje vat irgi saloje Hontomo atsidarys Riksos tinklo viešbutis. Apie jį irgi užsiminsiu vėliau. Na, kitoje salos dalyje, aš po to irgi dar žemėlapėmis biškutėlį bandysiu orientuoti, kas kur yra ar ne, tai kitoje salos dalyje taip pat irgi yra pramogų padarytas toks kaip parkas, ar ne, Wind Wonders Theme Park, tai ir safaris, tai irgi vėlgi vienas didžiausių spūdingiausių teminių parkų, ten legendų ir pasakų motyvais yra padarytas, bet vėlgi ten visos dienos, visą dieną galima būti tai, kad yra ir vandens pramogos, ar ne, kaip vandens kalnelių visokie nusileidimai, lygiai taip pat irgi atrakcionų parkas. Taip pat yra akvariumas labai didelis, vėžlio formos, irgi viduje įėjus ir tikrai labai didžiulis, ką galima pasižiūrinėti. Ir po to irgi vyksta, būna ir vakarais jie daro, ir dienos metu irgi vis tokie šou, tarsi, vis parodo šou, ar ne, kad yra šviesos, ugnies, ten vandens ir muzikos. Na, o safaris irgi tai iš tikrųjų galima viską ir vieną dieną, bet lygiai taip pat tai galima daryti ir atskiromis dienomis, tai yra, kad vieną dieną galbūt tiesiog tai į Wind Wonders ar ne parką nuvykti, o kitą dieną, sakykime, į safarį, nes safaris yra tikrai irgi nemažas, tai ten daugiau ta tokia kaip laukinė gamta po atvirų dangumi ir yra tam tikra teritorija, kur galima tiesiog vaikštai ir visus ten tos gyvūnus ten vietoje matai ir ten irgi žirafas galima šerti, kitus gyvūnus ir tiesiog irgi labai įvairus spektras tų gyvūnų, kas yra pamatoma ir dalis parko yra vykdoma jau tik su uždarais autobusais. Tai tiesiog irgi, kur jau pravežama pro liūtus, meškas, dinozaurus norėjau sakyti, ne? Tai žirafos ar ne, zebrai, begemotai ir visa kita, kad tikrai toksai, irgi toks kaip ir pasakojimas tarsi yra važiuojant, tai tikrai labai tokia irgi spūdinga, vėlgi čia daugiau kas galbūt ir žinoma su vaikais ar ne, nes ten jiem labiausiai turbūt irgi to norėsis, bet čia vėlgi ir fotografijos mėgėjams ir tikrai galima vykti, nes irgi yra nemažai gyvūnų, kurie yra tiesiog ten yra tarsi išgelbėti ar ne, ir jie tarsi kaip prieglauda yra būtent tas parkas padarytas. Na, o Kiss of the Sea tai yra didžiausias vakarų, Fukoke vakarų ten pietinėje dalyje, ar ne, tai šviesų, lazerių ir ferverkų šou. Jis yra rodomas kiekvieną vakarą nuo 9 iki pusės 10 ir tai yra, realiai mes kad irgi pažiūrėjome, tai buvo toksai, atrodo, dar vieni naujieji metai ir iš tikrųjų jie vyksta pas juos praktiškai gaunasi kiekvieną dieną, ar ne, ten tik vieną dieną jie jo nerodo, tai, bet iš tikrųjų labai spūdingas ir visa ta, ir vaidina gyvi aktoriai ir vietoje, visas tas technologijos, jūra, ar ne, iš dalies netgi galbūt irgi su vietiniais motyvais kažkiek tai primena, tai tikrai labai įspūdingas šou ir tikrai būnant nuvykus, tai bent vieną kartą tikrai labai verta. Kaina jo mes irgi kiek žiūrėjome, tai praktiškai jeigu vieną bilieto žiūrėti, ten apie 30 € gal gaunasi, bet dviese perkant yra mažesnė kaina, tai ten apie gal 40 už 2 bilietus kainuoti, tiesiog jums irgi, kad įsivaizduoti, bet tikrai tas pusės valandos reginys, tai praktiškai visą tą pusvalandį tu žiūri ir nenustoji stebėtis visų to grožiu, ką jie ten parodo ir ten ferverkai irgi didžiuliai. Taigi, ir dabar irgi, kad jums įsivaizduoti, ar ne, kaip atrodo, tai čia yra vakare nakties metu, ar ne, ir čia vadinamas tas Kiss of the Sea, o kodėl tas Kiss of the Sea, kad čia yra tiesiog dar kitaip vadinamas Kiss Bridge, tai yra tiesiog padarytas toks tiltas, kuris tarsi irgi kaip yra tokia, ten kaip romantinė tokia legenda ir pasakojimas, ar ne, kad pora ar ne susitinka ties viduriu, kad vienas eina iš vienos tilto pusės, kitas iš kitos. Tiltas nesusilieja, jis yra truputėlį turi tarpą, bet to tarpo užtenka, kad galima būtų apsikabinti ar ne, ar tai pasibučiuoti. Ir taip visą tai atrodo dienos metu. Ir beje, tie, kas keliasi keltuvu į Sun Worldo salą, kurie keltuvu vyksta, tai į tą bilieto kainą įeina ir būtent užėjimas ir ant šio tilto, nes šis tiltas yra mokamas, ten apie $2, jeigu taip norima jo praseiti, reikia susimokėti. Tai tiesiog kaip atrodo. Ir čia tas Sunset Townas. Na ir dabar galbūt tada žemėlapį biškutėlį jumis norėsiu suorientuoti, kaip tai atrodo, ar ne, kad visa sala yra
Visą salą yra pasidalinę tarsi du tokie turizmo infrastruktūros vystytojai, tai yra šiaurinėje dalyje veikia Vinperlo grupė ir ten yra tas Win Wonders ar ne parkas, Grand Worldas dar vat irgi miestelis vadinamas. Per vidurį yra jų vadinama tokia kaip tarsi netikrąja sostinė Dong Dong miestelis ar ne, tai ten ir tas vat naktinis marketas ar ne, ir jau toks jau labiau autentiškas miestelis atrodo. Ir pietinėje pačioje dalyje Sunset Townas yra jau, ir kad jums įsivaizduoti, kaip atrodo tie miesteliai, tai vat aš tiesiog irgi norėjau, vat viršutinė nuotrauka yra vat tas iš Grand World ar ne, arba Win Wonders. Tai yra tokios kaip padarytos kopijos europietiškų miestų. Tai jeigu, sakykime, Grand Worldas, tai yra labiau tokia venecijietiško stiliaus, nes ten irgi yra kanalai, gondolomis plaukioja. Ir čia tiesiog vat irgi norėjau vienoje vietoje tarsi padaryti, kad tai yra vieta tarsi ir papramogauti, ir pailsėti, ir apsipirkti, ar ne. Ir vakarais irgi vyksta ten šou, irgi taip pat ir fejerverkų turi, ir tiesiog toks būna irgi su gondolomis atplaukia, toks kaip pasirodymas tarsi vyksta, ar ne. Ir tai tikrai labai primena Veneciją, netgi irgi tas tiltelis venecijietiškas yra pas jos padaryta. O apačiai, kur Sunset Townas, ar ne, toje pietinėje Vietnamo dalyje, jau yra labiau toksai, irgi europietiško stiliaus miestelis, ir ten labiau dvelkia irgi viduržemio jūros tokia dvasia, tai ten panašu į Amalfio pakrantę, kaip į Portofino kokią, ar ne. Ir va čia tiesiog jie taip atrodo vakaro metu, tiesiog viskas labai apšviesta ir padaryta, ir tie miesteliai tokie netgi tarsi, tie visi pastatai, kas yra padaryta, yra tarsi tokie kaip meno galerijos, tokie biški ir nusendintos tos sienos, ar ne, ir ten ir net ir Koliziejus, Sunset Towne yra. Tai tiesiog, tai čia yra tokie kaip tarsi nauji pastatyti, ar ne, turistams skirti turistinės vietos, ar ne, kur jie gali rasti viską, ar ne, kavinukės, parduotuvės, ir tai vėlgi, kaip ir sakau, azijiečiai mėgėjai, ar ne, yra kopijuoti, čia kaip mes vykstame, atrodo, kažkur ieškome autentikos, ar ne, tai jie labai nori irgi tos Europos pas save, ar ne, atsivežti. Tai o tos jau tokios tikros autentikos, kur tikrai galima to naktinio gyvenimo, ne tai kad gyvenimo, bet to naktinio marketo, ar ne, naktinio turgaus, kur paskanauti, irgi tokių suvenyrų galbūt autentiškesnių įsigyti, tai labiau yra būtent jau Dong Dong, toje centrinėje Fukoko salos dalyje. Taigi, turbūt taip žiūriu, irgi atrodo laikas taip greit bėga, ir aš taip stengiuosi greitai pasakoti, bet vis tiek žiūriu. Kaip ir įspėjau, kad tikrai valandą nesiteksime, taigi važiuojam greitai toliau, tai tiesiog bandysiu perbėgti ir pažiūrėti, papasakoti apie viešbučius. O daugiau taip irgi tikrai norėsiu jums apie pačią salą, kogi ten gali jūsų turistai keliauti ir netikėtis, ir kaip jinai atrodo visą, ar ne. O dėl viešbučių, tai vėlgi mes aplankėme praktiškai gal apie 50 viešbučių, ir nuo įvairiausių, ar ne, ir tikrai ir buvo ir 3 žvaigždučių, ir 4, ir 5, ir tikrai labai wow, ar ne. Tai iš tikrųjų visus lydėjo viena tokia bendra emocija, tai, kad praktiškai ką belankėm ir bežiūrėjome, iš tikrųjų kiekvieną iš jų galima vykti. Tai yra, kad tikrai labai nebuvo kažko tokio, kur atrodo įeini ir supranti, oi, ne, jau geriau čia keliauti. Tai tikrai ne. Tiesiog tik tai žinoma priklauso nuo to, kiek tai yra žvaigždučių, ar ne, galbūt pasirinkti reikia kokią vietą, kur yra, ar ne, tai yra tiesiog, ar tai nori keliauti ramiau vykti, ar ne, ramesnėje vietoje būti, ar tai daugiau nori tos autentikos ir kažkur miestelio arčiau būti, taip čia jau tiesiog jau jums reikės tą ar ne padaryti, bet tikrai irgi vėlgi drąsiai, jeigu reikės patarimo, ar tai rekomendacijos, nes čia aš tikrai perbėgsiu per tos viešbučius, bet galbūt irgi norėsis kažko tvirčiau, ar ne, arba tikrai irgi, kada atvažiuosiu į svečius, daugiau papasakosiu šiom apie tos viešbučius, nes čia dabar irgi tikrai apie visus ir apie kiekvieną pasakyti tikrai bus sudėtinga. Taigi, ką norėjau iš tikrųjų pasakyti, ne, kad tikrai galite drąsiai visada skambinti ir klausti. Jeigu norėsis kažkokios tai konsultacijos, ar ne, būtent jau parenkant konkretų viešbutį, arba renkantis iš galbūt kelių variantų ir galbūt kuris labiau, ar ne. Bet šiaip iš tikrųjų bendrame vaizde, vėlgi, kaip ir turbūt supratote, ne, kad turizmas šioje saloje yra tikrai gan jaunas, naujas, ir tai nėra dar labai viskas ir perpilti dar ne tų turistų, tai dėl to ir tai patys viešbučiai irgi yra pakankamai nauji, ir šiaip jie matosi labai stengiasi juos renovuoti, prižiūrėti, ir ar tai būtų miesto viešbutukas, ar tai būtų, nežinau, didelė teritorija, jie tikrai juos labai prižiūri ir labai visur viskas gan kokybiška yra.
Taigi, na, šiaurinėje dalyje, kaip ir minėjau, yra daugiau vystoma Vinperlo grupės viešbučiai ir jie tiesiog yra, na, atidavę daugeliui tarptautinių tinklų, būtent tą tokį valdymą viešbučių vykdyti. Taigi, čia paminėsiu kelis, tai sakykime, Vinpearl Resort and Spa viešbutis, tai mes jame ir gyvenome pirmas naktis atvykę. Tai tikrai labai aukštos kokybės viešbutis ir na, vėlgi su pasirinkimu maisto, tai labai platus, gardžių patiekalų pasirinkimas, ar ne. Ir čia jie skaito, kad yra vienas geriausių jų paplūdimių, ar ne. Tai netgi vietiniai, kaip sako, labai mėgsta irgi būtent šios pusės ir šios vietos paplūdimius. Tai vieni gražiausių saulėlydių čia vyksta. Taigi, na, o šiaip irgi pačiame viešbutė tikrai irgi teritorija žalia, palmės, vyksta įvairūs sporto užsiėmimai ir ta pati joga, ar ne, kas nori. Yra ir vaikų irgi klubas. Vėlgi, dar galbūt čia apie vaikų klubą irgi užsiminiau, tai iš tikrųjų dar labai norisi paminėti tai, kad tikrai labai atidžiai žiūrėkite, kada jau rinksite viešbučius, kad, na, tai nėra vėlgi, kaip apie all inclusive kalbėjau, taip ir apie užsiėmimus ir visas tas atrakcijas, ar ne, arba vakarinius užsiėmimus, arba vaikų užimtumą. Tai, kad tiesiog jis čia irgi yra pakankamai toksai, na, tai nėra labai, ne tai, kad išvystyta, bet tiesiog galbūt tam labai nekreipia dėmesio. Jeigu tai yra kažkokie vakariniai šou, tai yra dažniausiai kokia nors gyvos muzikos vakaras, ar nevyksta, ar ten koks karaokė, jie labai mėgsta karaokė, bet tai tikrai nėra kažkokių tai labai tokių didelių šou renginių, ar ne, kurios galbūt įpratę mūsų turistai nuvykę į Turkijos ar Egipto viešbučius, ar ne. Taigi lygiai taip pat ir vaikų irgi tie klubai, tai yra, jeigu yra vaikų klubas, tai yra, žinoma, bus dažniausiai kažkokia tai žaidimo aikštelė, ar ne, galbūt irgi bus kas su jais užsijims, bet tai tikrai irgi nėra labai, kad būtų dideli tie vaikų klubai ir panašiai. Bet vėlgi, kas su šeimomis vyksta, tai tikrai galite atkreipti dėmesį į aprašymus. Jeigu vaikų klubas yra, tai vadinasi tikrai vaikui bus ar tai kažkur tai pačiuožinėti, ar ne, ar kažkokios tai galbūt irgi ir kalnelių lygiai taip pat yra. Tai va, ir šis viešbutis tikrai irgi labai tinkamas yra šeimoms, ar ne, ir vėlgi šalia viskas greta yra, tai yra Win Wonders parkas, ar ne, Grand World parkas, taigi tikrai labai labai ta patogi lokacija. Taip pat šalia irgi, jie visi, aš ką dabar jums irgi pasakosiu, tie viešbučiai yra visi taip gan greta išsidėstę, irgi to šiaurinėje dalyje, taigi jie ir visi naudojasi, na, jų, galime sakyti, tas pats, ar ne, ir paplūdimys yra. Tai Vinham Grand Phuket viešbutis 5 žvaigždučių, tai jis yra prieš 7 metus atidarytas ir tai yra didžiausias saloje esantis viešbutis, nes tiesiog turi labai daug kambarių, ar ne, ir vilos atidarytos iš vis tik tais praėjusiais metais, ten 2, 3 arba 6 miegamųjų. Čia jau šitas viešbutis, pavyzdžiui, irgi turi ir vandens kalnelių vaikams, ar ne, tai yra vėlgi tas pats gražus paplūdimys, ar ne, vyksta kasdienės pramogos, vakaro pasirodymai irgi yra. Pakankamai tikrai erdvūs kambariai ir na, tiek ir Vinperlo viešbutis, ar ne, rezortas, arba šitas Vinham Grand, tai yra tikrai tokie, kaip aš sakau, aukštos tikrai kokybės viešbučiai. Tai tiesiog tas, na, paslaugų kokybė pas juos tikrai irgi jaučiasi, kad yra labai labai gera. Ir vėlgi čia šalia tie patys, ar ne, Safari, Win Wonders ar Grand Worldas, į kurį gali irgi vakare nuvykti. Ir taip pat kiti. Viskas vienoje vietoje, kaip aš sakau, ir tie viešbučiai, ir netgi galima sakyti, yra pakankamai ir panašus. Panašus tame, kad yra visur labai tas šviesus interjeras, ar ne, toksai daugiau klasikinis, ir vėlgi, ar Crown Plaza tai būtų, ar Radisson Blu, ar Sheratonas, ar ne, tai jie yra labai 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 panašaus lygio. Tai tiesiog irgi, jeigu, sakykime, renkantis, ir kad kažką tokio labai iš jų tokio išskirtina, tikrai net negalėčiau, nes jie yra labai labai panašus. Ir mes netgi, kada lankėme iš vieno į kitą ėjome, ir tiesiog atrodo, ateini į ketvirtą ir atrodo net praktiškai nepasižiūrėtum pavadinimo, kad atėjai į kitą, atrodo, kad tu vis dar vieno viešbučio teritorijoje vaikštai. Tai toks įspūdis. Tai tiesiog, kad tikrai visur labai, labai viskas taip kokybiška, ar ne, labai, na, atrodo gerai. Ir, na, vėlgi, tie tarptautiniai pavadinimai, ar ne, nes tai vėlgi yra tarptautiniai tinklai, ar ne, tai jie irgi savo pasako, kad jie tai irgi savo vardą išlaiko. Taigi ir čia iš jų viešbučių galbūt tik tai norėčiau išskirti Movenpicką. Tai Movenpickas yra truputėlį jau atokiau nuo šitų viešbučių, negu, sakykime, ar ne, kur buvo Crown Plaza, Radisson, Sheratonas arba Vinperlo grupės viešbučiai. Tai jis yra biškutėlį atokiau. Ir šalia jau jo, sakykime, taip išėjus tikrai nėra niekur, kad kažkur galbūt išeiti ar pasivaikščioti, bet vėlgi ne problema yra tie patys tvarkaraščiai autobusai, ar ne, gali nuvykti iki miestelio, iki to pačio Grand World arba iki Win Wonder parko ar tai Safari, ar ne. Ir tiesiog irgi toks didelis kompleksas viešbučių ir šalia viskas irgi tokia kaip, na,
daug žalumos, jis turi labai ilgą privačią paplūdimio zoną, tai yra praktiškai 2,5 kilometro visa linija paplūdimio. Ir kas mums dar irgi buvo labai šiame viešbutyje, kada mes lankėmės, tai jisai prie baseino labai atrodė aktyvus, kad yra. Nes irgi vyko tokia irgi muzika garsiai groja, ten kažkas kažką šoka daro, tai tiesiog irgi galbūt matosi, kad galbūt čia yra daugiau to tokio, kitur ramiau viskas atrodė, o čia tiesiog tas toks aktyvumo daugiau buvo, tai galbūt irgi tiem, kuriem labiau norisi aktyvesnio to buvimo, bendravimo, ar ne, tai ir atostogų, tai tikrai galima Venpiką pasirinkti. Taip, tada dabar toliau, tai būtų jau vykstant taip labiau nuo šiaurės link centrinės dalies ar ne viešbučių, tai jie jau daugiau galbūt yra tokie daugiau miesto viešbutukai, nes irgi, kaip ir minėjau, centrinėje dalyje yra Dungdong tas miestelis ar ne, tai jau vadinama neformali tokia sostinė ar ne, tai ten jau irgi daugiau viešbutukai yra tokie, jie tarsi ir miesto, bet nemažai jų, kurie yra pirmose linijose ant paplūdimio ar ne, jie turi tokias tikrai pakankamai gan ir žalias teritorijas. Tai pavyzdžiui, jeigu irgi Saigono viešbutį žiūrėti, Saigon Resort Phuket and Spa, tai tikrai labai gera lokacija. Jisai įsidėstęs tokia kaip pakalnėje, ar ne, tai visgi visas vaizdas yra į jūrą, sakykime, ar ne, ir ypatingai tos vilutės, kurios yra, tai tikrai labai su gražiu vaizdu į jūrą. Ir išėjus iš viešbučio tikrai galima eiti netoli iki naktinio, 5 minutės praktiškai iki pagrindinio to naktinio marketo, ar ne, taigi vėlgi kavinukės, parduotuvės išėję. Patys kambariai, tai jie tokie daugiau galbūt standartiniai, ar ne, su tamsiais tokiais baldais, tokio lyg daugiau modernesnio stiliaus, sakyčiau, ar nebuvo. Mes čia pietavome šitame viešbutyje, tai tikrai irgi maistas labai patiko, geras ir šiaip visiems toks bendras įspūdis, toks gan kompaktiškas, smagus pasirodė viešbutukas ir vėlgi ir tos teritorijos yra, bet tuo pačiu ir kad tarsi kaip, miesto viešbutis. Seychelles Phuket viešbutis, tai labai visiems patiko, tai nes jis toksai jau irgi, jis didesnis ir daugiau viskas viename pastate kambariai išsidėstę, tai jis daugiau toks modernesnis, šviesesnis ir jis jau visiškai praktiškai miesto centre, bet ir ant jūros kranto, ar ne, ir tikrai su įspūdingu vaizdu, jeigu kambariai jūros pusė ir netgi irgi turi Infinity lauko baseiną ir tiesiog irgi visas tas vaizdas į jūrą. Tai jisai šalia visiškai praktiškai keli šimtai metrų iki naktinio marketo, tai vėlgi labai patogi vieta ir praktiškai, mes irgi čia, sakykime, dabar mes buvome ne sezono metu, tai yra, kada vietiniai tik daugiau atostogauja, tai jisai atrodė pilnutėlis. Tai yra tikrai, kad toksai populiarus, mėgiamas matosi turistų, nes, iš tikrųjų labai jautėsi, kad toks, užimtumas jo buvo nemažas ir tikrai matosi sezono metu, jis irgi turėtų būti iš tų vienų populiaresnių. Sunset Beach Resort and Spa 4 žvaigždučių viešbutukas, tai čia irgi vėlgi iš nuotraukos, kaip matote, čia yra miesto viešbutukas. Tai atrodo, ar ne, taip žalia ir tiek daug palmių, tai iš tikrųjų. Bet jis yra tikrai, toks mažutis, nedidelis miesto viešbutėlis. Irgi, matote, viduje ten irgi pora yra baseinų. Vienas yra toks kaip lauko, kitas yra Infinity, netgi toks vidinis tarsi baseinėlis, ar ne, pirma linija jo. Tai irgi labai pasakojo, kad čia pas jos kiekvieną vakarą, jeigu leidžia oro sąlygos, beveik kiekvieną dieną vyksta ugnies šou paplūdimyje. Taigi, tikrai labai tokia vėlgi patogi lokacija tame, kad, yra ir truputėlį, toksai, kaip aš sakau, kompaktiškas, ar ne, nedidelis miesto viešbutukas, bet ir tikrai išėjus irgi galima tų pramogų, ar ne. Ir vėlgi, ką dabar iš dar tų tokių rekomenduojimų toje maždaug apylinkė, ar ne, būtent toje centrinėje dalyje ir iš tų, jeigu miesto viešbutėlė, ar ne, tai dar lankėme Tropicana resortas, tai jis yra 3 žvaigždutės, tai jo irgi tokia gan žalia teritorija, kambariai vilose, ne pagrindinėme kokiame pastate, bet tokiose kaip vilutėse ir link paplūdimio, taip einant tiesiog tie kambariai yra ir išsidėsti. Ir tokia irgi gan tvarkingas viešbutukas pasirodė, vėlgi labai patogi vieta, išėjus su keitikla, pinigų, parduotuvėlės, kavinukės. Amarin viešbutyje irgi kompaktiškas miesto viešbutukas, teritorija jo jau mažesnė, negu, sakykime, ten kokios Tropicanos ar ne, bet ten mes Amarinę pietavome, tai irgi viskas tikrai liuks ir toks paprastutis 4 žvaigždučių viešbutis, sakykime taip. Lazur resortas labai visiems patiko, nes jis turi gan nemažą žalę teritoriją. Taigi toks,
atrodo, vaikštai per teritoriją, eini į kambarius, būni paplūdimyje ir net nėra tokio jausmo, kad tai yra miesto viešbutis. O realiai išėjus iš viešbučio teritorijos, jau tu praktiškai esi pagrindinėje gatvėje, ar ne? Ir kad viskas va gyvenimas verda, motoroleriai važinėja, mašinas važinėja. Tai va dėl to toks irgi toks labai keistas jausmas, kad atrodo, kol tu esi viešbučio teritorijoje ir didžiulė, tai tokia net nepasakytum, kad galėtų būti toks, miesto viešbutis. Ir čia daugiau buvo jis toks autentiškas, sakykime taip, kad, patys kambariai, tokie irgi tikrai nauji, šviesus, gražus ir daugiau šiaip tokios autentikos jautėsi. O po to irgi labai M-Village Tropical irgi visiškai mieste ir netgi kai kuriems iš mūsų pasirodė, kad tarsi ir triukšmo kaip čia pasakyti, jis yra visas toks vėlgi irgi gatve mašinos važinėja, triukšmas tas toks bendras, ar ne, ir tu kada registratūros stovi, registratūra ten laukia yra iš vis, ar ne, ir labai toksai, ir laiptelių daug, žalėta teritorija, ir tos vilos tokios cementinio tokio, pilko tokio, sakykime, spalvos, tai šiaip toks man tai labai patiko, bet kiti buvo, kas iš mūsų taip pat kreipiam dėmesį, kad galbūt tiem, kuriems gali varginti miesto triukšmo garsas, tai jisai gali būti toks, trukdyti, sakykime, nes jeigu Lazūrė to tokio garso, tu būnant ten tuose vilutėse, kažkaip negirdi, nes yra toliau nuo gatvės. O M-Village jau tikrai labai toksai jautėsi, kad, tu tiesiog visoje viešbučio teritorijoje vaikštant, ar tiesiog irgi kambarsinė, tu tiesiog tą tokį girdi miesto bendrą tokį tą foną, tą triukšmą. Taigi, čia galbūt tik turėk minty turėti reikėtų, bet šiaip pats viešbutukas tai buvo labai toks autentiškas, labai irgi tie kambariai tokie, tai, daugiau jeigu nuotraukas pasižiūrinėsite, matysite, kad labai toksai smagus. Famijanos irgi abudu viešbučiai yra resortas arba Green Villa, tai irgi yra vieno tinklo, tai tiesiog tik tai Famijana resortas yra prie jūros, ar ne, ir tai yra pirma linija, bet irgi labiau toksai miesto viešbutukas ir vilose išsidėstę kambariai, o Green Villa jau yra iki jūros, yra tolėliau, ten gaunasi apie 300 metrų iki paplūdimio, bet irgi būna jie vežioja su cable car, su bagiais ar ne važinėja, tai tiesiog tikrai ne problema, nes dažniausiai ten, kur nėra jūra šalia, ar ne, tai visada viešbučiai būna organizuoja tos pervežimus, kad iki paplūdimio, ar ne. Tai Famijana Green Villos patys kambariai vilose tai pasirodė geresni negu, sakykime, Famijana Resort, ar ne. Tai jie tokie gal paprastesni, bet ten didesnė ta žalesnė teritorija ir plus, kad jūra šalia, ar ne. Tai čia tiesiog reikėtų irgi tą įsivertinti. Taip. Ir žinoma, čia irgi neįmanoma, vėlgi atrodo labai sunku ir taip norisi apie visus papasakoti, bet tikrai dar nepaminėjau daug kitų tų miesto viešbutėlių ir mes gyvenome, pavyzdžiui, kaip Tian viešbutis buvo, Aquasanas ar AVS-as, tai yra tikrai mažesnėm tokiom teritorijom, daugiau viskas į aukštę, ar ne, ten ir baseinai būna netgi, sakykime, ant stogo arba kažkuriam tai aukšte, ar ne, bet tikrai visi, kuriuos mes lankėme ir žiūrėjome, buvo tikrai labai smagus miesto viešbutukai. Taip, ir dabar vykstant žemiau, ar ne, jau į tą link pietinės dalies, tai čia mes turim irgi didelį viešbučių pasirinkimą ir vienas turbūt iš toks labiausiai galbūt ir populiariausių viešbučių šiame regione, tai yra Novotelio viešbutis, ar ne. Ir tai yra pirma linija, irgi labai viskas, tikrai gražu, nauja, skandinaviško tokio stiliaus ir labai patogi lokacija, šalia išėjus kavinukės, parduotuvės, masažai ir kad viskas vietoje. Ir netgi, kas išgydomus, ar ne, irgi kada pradinėjo tos viešbučius, tai irgi, kaip sako, šitoje teritorijoje, kas yra iš viešbučių, tai praktiškai Novotelis būna tas, kuris pirmiausiai išsiparduoda. Tai yra, kad tai tikrai yra labai populiarus viešbutis, taigi, jeigu, taip sakykime, yra galimybė jį pasirinkti, tai tikrai, kas nori tokio pobūdžio viešbučio, tikrai gali jį pasirinkti, nes, pagal tai, kaip savo tą kokybę, ar ne, tai jisai labai vienas iš pirmųjų, kada irgi parsiduoda. Ir, vėlgi, dienos metu ten irgi vairiausi užsiėmimai ir nevyksta, ir teniso kortai yra, ir vaiko kids klubai, tai tiesiog tikrai, aukštos kokybės tikrai geras viešbutukas. Toliau, jeigu žiūrėti, tai būtų Best Western Premier Sonase viešbutis 5 žvaigždučių, tai jis irgi šalia visiškai Novotelio, irgi jie praktiškai šalia įsikūręs yra. Didelis viešbutis su gražia žalia teritorija, ar ne, daug kambarių, 550 netgi kambarių, ar ne, taip pat irgi vilų turi, vaikų klubas, įvairūs vėlgi užsiėmimai, joga, baidarės, kokios irklentės, ar ne, tai tiek, kad jos čia kainuoja.
baras ant stogo, šiaip irgi dar čia žiūri, toks yra prierašas, kad deliuks kambariuose yra virtuvėlės, tai iš tikrųjų nemažai viešbučiuose yra pas juos virtuvėlių. Tikrai labai daug kambarių turi virtuvėlės, bet yra toksai momentas. Atrodo, kaip ir viskas yra, tos virtuvėlės yra, bet iš tikrųjų juose gaminti praktiškai negalima. Realiai jie, kaip sako, tas maistas yra tik tai pasišildymo, nes irgi jie tiesiog, bet irgi ir patys azijiečiai, kada keliauja, būna mėgsta turėti tas virtuvėlės ar ne viešbučių kambariuose, kas mums galbūt irgi yra labai neįprasta, bet tai yra tiesiog tik tai daugiau ne maisto gaminimui, o daugiau maisto pasišildymui. Taigi irgi vienas irgi toksai iš tų populiaresnių Best Westerno viešbučių. Šalia irgi yra Best Westerno Premier vilų dar irgi atskiras kompleksas, tai tiesiog ten irgi yra kambariai tiesiog vilose išsidėti ir irgi tikrai labai tokie, aukštos kokybės, gražios vilos ir geri kambariai. Dar ir tą pačią, sakykime, eilutę ar ne viešbučių, tai galima būtų dar Sonaga Beach Resortą pastatyti, tik tai galbūt Sonaga mums, kada mes irgi lankėme, jis irgi gan yra ir realiai dabar irgi matosi ir užsakymų, ir jo kaina yra gera pakankamai, tai jame galbūt tik tais užkliuvo mums pati registratūra, kad tiesiog pats viešbutis ir patys kambariai atrodo daug geriau negu pati ta registratūra ir tas pirmas įspūdis, nes, pavyzdžiui, pas juos ten dideli kilimai registratūroje buvo, bet jie tokie kaip ir susigarbanavę tie kilimai, ar ne, ir tokie, atrodo, norisi kažkokio tokio lygumo ir tokios, pats tiesiog tas pirmas toks įspūdis atrodė kaip ir nelabai, bet iš tikrųjų tai jisai yra tikrai, jo teritorija yra labai graži, ar ne, ir ten ir labai gražų baseiną prie paplūdimio turi vieta, tiesiog pati ta irgi teritorija, tai tiesiog, kad labai pats tas lobby, pats tas pirmas įspūdis, kaip aš sakau, nelabai reprezentatyvus pasirodė, bet iš tikrųjų jis yra vienas iš tų irgi tikrai populiarių viešbučių ir į tą vieną liniją, sakykime, einančių greta kitų viešbučių. Ir dabar gal dar norėčiau irgi yra viskas ten maždaug toje vietoje, tai tiesiog, kad irgi dar paminėti 3 viešbučius, tai yra Pullman Beach Resortą, Intercontinental ir Regent Fugok. Tai yra jau tie viešbučiai, kurie yra labai aukštos kokybės, ar ne, sakykime, jeigu ten irgi yra Interkontinentalė, ką tu ten bevaikštai ir mes irgi ten pietus turėjome, tai buvo vieni geriausių pietų, turbūt, ką mes esame valgę, o desertą, kurį per pietus turėjome, tai praktiškai daugumos mūsų buvo ten gyvenimo desertas, nes, taip skoniai tokie geri atrodo ir taip viskas gerai padaryta ir taip kokybiškai. Taigi, sakykime, Pullmanas, Interkontinentalis ir Regent Fugokas, ar ne, tai jie yra tokio, jau tiem, kam reikia labai komfortiško, kokybiško poilsio ir už tai nori mokėti. Tai tiesiog čia galbūt tai reikėtų pabrėžti, nes šių viešbučių irgi ir kainos yra irgi atitinkamos, bet vėlgi ir visa išvaizda, ar ne, visa kokybė, visas aptarnavimas, jis irgi yra tikrai atitinkamas. O Sailing Club Signature Resortas, tai galbūt irgi aš tiesiog dar irgi čia palikau idėjų, kad jisai mums labai patiko, nes jis yra pakankamai naujas viešbutis, yra 2022 metais atidarytas. Jo gal minusas yra tas, kad jis yra ne ant jūros, ta prasme iki jūros yra 500 metrų, bet irgi važinėja iki paplūdimio ir visi kambariai yra išsidėstę vilose. Ir tiesiog labai jautėsi šitame viešbutyje boho stilius, kad tiesiog viskas boho stiliumi, visas tas viešbutis padarytas, tai tiesiog irgi kam reikia, kad būtų viskas nauja, gražu ar ne, ir galbūt irgi kas yra boho stiliaus labiau mylėtojai, tai tikrai galima jį drąsiai siūlyti, nes jis tikrai tokio, kaip minėjau, tiesiog tikrai labai visiems toks, visiems labai patiko jisai, nors tikrai ir daugiau tų viešbučių netrodo, kurie daug mums seniukas patiko, ar ne? Gerai. Ir dar tada, dar vienas irgi iš toje, sakykime, vietoje esančių, tai būtų Mercury Resort viešbutukas. Jis yra 4 žvaigždučių. Jis labai kuom išsiskyrė, ne tik, kad išsiskyrė, bet galbūt irgi, kada mums ir pristatinėjo jį, tai labai akcentavo, kad jis yra labai mėgiamas mūsų kaimynų Lenkų viešbutis, tai jis tiesiog jis yra ramesnėje vietoje, jo labai graži vieta, irgi yra visi kambariai išsidėstę per vilas, bet tiesiog irgi ta pakrantė, tokia viskas atrodo, tiesiog irgi pati registratūra ir atvykusi ir restoranas, viskas labai tokio gražioje, spūdingoje vietoje. Ir čia yra ramiau ir pavyzdžiui, vėlgi ten išėjus ir
reikėtų tolėliau, jau jeigu norima iki ten kavinukų ar parduotuvėlių nueiti, jau reikia jau irgi arba važiuoti, na jau nesijaučia to tokio miesto, kad būtų ar ne, ar miestelio, tai vat ramesnė vieta, bet jis yra 4 žvaigždutės, tikrai nėra labai, tikrai nesakyčiau, kad su pliusu 4 ar ne, nes irgi buvo daug kas iš mūsų tikėjosi, kad bus labai labai patiks, bet iš tikrųjų viskas ten yra tvarkoj, bet tiesiog galbūt mums irgi kliuvo tam tikros detalės, norėjosi, kad nėra tos tokios, kaip aš sakau, išblizgintos galbūt tvarkos, kai kur irgi norisi, kad kažkas padažyta labiau būtų ar ne, arba kažkur kažkas patvarkyta, tai va tiesiog, va tą reikėtų įsivertinti, bet jisai būna tikrai irgi vienas iš tų populiarių, jo ir kaina būna pakankamai gera ir na, tikrai manau, jisai bus vertas irgi dėmesio ir turėtų mėgti mūsų turistai. Taip. Na, o pačioj pietiniai dalyje, ar ne, tai po to irgi dar važiuojant tolėliau, jau į pietinę dalį, tai Premier Residence viešbutukas, čia 5 žvaigždučių, mes jame irgi gyvenome, taigi turėjome 3 mes nakvynės šitame viešbutyje, tai kas va, tiesiog iš savo patirties ar nebūnant, tai kas yra labai, sakykime, tai didelis kompleksas viešbučių, labai platus, gražus, paplūdimys ir pats irgi nuėjimas į jūrą labai toksai nuoseklus, pačiame viešbutyje irgi jie turi, galima irgi irklentės, ir baidarės plaukioti ir nemokamai. Maistas tikrai buvo geras, mes irgi čia tik tais pusryčius mes turėjome šitame viešbutyje, bet, pavyzdžiui, irgi iš viešbučio išėjus, irgi šalia yra miestelis, pastatytas gan naujas toksai, tai ten vėlgi kas keliai stovi, ar tai sumuštinį nusipirkti už eurą, ar tai smučius, mes irgi vis ten ėjome į dieną po kelis kartus, ar tai mango, ar tai avokado, kuris ten po eurą tik tai kainuoja. Tai ir parduotuvėlių greta. Po to vakare palei pačią pakrantę yra promenada padaryta ir daug kavinukių, tokių kaip irgi viskas lemputėmis išpuošta, tai tiesiog galima irgi užeiti ar kokteilio atsigerti, ar ne, arba tiesiog užkasti arba gražiai pasėdėti. Dabargi pradėjau pasakoti apie kavinukės ir vakarinį tą jų gyvenimą, tai tiesiog irgi galbūt dar norėtųsi paminėti tai, kad jeigu mes esame įpratę, ar ne, kad pavyzdžiui tokiam Tailande, kad labai verda tas naktinis gyvenimas, ar ne, night marketai visą naktį ir ten Bankokas iš vis nemiega dieną naktį, ar ne, tai iš tikrųjų Fukoko saloje tas naktinis gyvenimas yra ramesnis, galima sakyti taip. Kaip jie sako, kavinukės ir tai visi barai, ar ne, kurie vyksta, jeigu vakare yra kažkur nueinama, jie būna iki, na, kaip sako, laukia iki paskutinio turisto, ar ne, iki paskutinio kliento. Tai mums dabar atrodė, kad galbūt čia yra ne sezono metas ar ir mažiau tų turistų, mažiau žmonių, bet sakė, lygiai taip pat ir sezono metu viskas vis tiek maždaug apie 11-12 nakties užsidaro. Nu, kad toks irgi ramiau, taip slopsta ir kad tikrai nėra, kad galima bus ten iki paryčių ar ne kažkur kavinukėse ar ten baruose sėdėti, tai ne. Tai va tiesiog irgi tą reikėtų įsivertinti, kad galbūt irgi kas norės jau to nightlife ar ne labiau, tai galbūt tiesiog jau geriau, nežinau, į Tailandą vykti, ne, bet čia irgi tikrai to vakaro pakanka, nes vėlgi ten pakankamai anksti temsta, praktiškai jau dabar galvoju apie pusę 7 mums būdavo viskas jau yra tamsu, tai tiesiog ir tas vakaras toks ilgesnis atrodo, tai tikrai mums užtekdavo to vakaro ir tos nakties. Taigi, Premier Residence, kaip ir minėjau, irgi tikrai labai gražus paplūdimys ir tai yra vienas praktiškai irgi iš 50 to pasaulio vertintų paplūdimių, irgi didžiulis, kaip matote, irgi per teritorijoje irgi baseinas, ar ne, kambariai irgi viskas kokybiška, tvarkinga, tikrai 5 normalios žvaigždutės. Ir vėlgi irgi taip pat važinėja ir galima nuvykti nemokamai su autobusu iki Sunset Towno, ar ne, kuris ten irgi kursuoja ir žemėl yra sudėti tvarkaraščiai, kada kur ką galima nuvykti. Taip, ir čia šalia irgi greta jau visai į pusiasalį jau vyksti, sakykime, jau žemyn ar ne, yra išsidėstęs Premier Village Fukok viešbutis. Ir tai yra viešbutis pusiasalyje, bet atrodo kaip atskira sala. Ir ten aplamai netgi visas tas viešbutis taip yra išsidėstęs, kad atrodo kaip koks tarsi miestelis, nes jie irgi turi savo supermarketus, kavinukės, parduotuvės. Ir yra tame pusiasalyje, kad vienoje pusėje tu gali saulėtekį stebėti, o kitoje pusiasalio pusėje ar ne perėjus vakare galima saulėlydį stebėti. Tai va tiesiog irgi toks įdomumas, kad tarsi gyvenant vienoje vietoje tu gali netgi iš 2 pusių tokią galimybę turėti. Ir čia buvo tikrai labai viskas, yra įvairių pasirinkimų vilų, jų yra labai daug, nuo 3 iki 5 tokių kaip miegamųjų ir per kelis aukštus ir įvairiaus kambarių sudėjimo, ar nesakykime. Tai labai išpuoselėta aplinka,
ir labai matosi, ir aukšta tikrai ir aptarnavimo kokybė šitame viešbutyje, bet jis irgi atitinkamai irgi ir kainą savo turi, bet čia vėlgi irgi tokiam tikrai labai komfortiškam, kokybiškam poilsiui. Tai va, tiesiog vėlgi, kas gali sau tai leisti, tai tikrai galima drąsiai vykti ir čia irgi daugelio buvo toksai, wow, ir ten vėlgi ir tikrai vietų tų tokių, va, ir paplūdimys labai gražus, kad tiesiog irgi fotografuotis, ar ne, ir tas baltas smėlis ir žydras vanduo, va, tarsi irgi kaip kokie Maldyvai, tai tikrai va, čia šitoje vietoje irgi tikrai buvo. Dar atskirai galbūt norėčiau irgi užsiminti ir papasakoti apie JV Marriott'o viešbutį, ar ne, tai jisai yra tikrai labai išskirtinis tuom, kad aš manau, tokių viešbučių turbūt pasaulyje nėra daug. Tame, kad jo pats konceptas kaip viešbučio yra labai toks įdomesnis, sakykime taip. Viešbutis yra sukurtas ir padarytas tarsi kaip universiteto principų. Tai yra, kad tarsi kiekvienas pastatas yra kažkokia tarsi kaip katedra, ar ne? Ir tas viešbutis yra irgi įkurtas vieno prancūzų žymaus gamtininko garbiai. Ir visas yra dizainas, tiesiog irgi yra jisai prabangus kurortas. Ir čia vėlgi buvo pirmasis tarptautinis 5 žvaigždučių toks prabangus viešbutis būtent saloje, ar ne, salos tai pietinėje dalyje. Ir čia su Sun grupe tiesiog bendradarbiaujant Marriottas jį įkūrė, padarė. Ir kaip ir minėjau, tiesiog, kad realiai kiekvienas kampelis turi savo istoriją. Ir ten yra įvairių, tarsi, galbūt kaip universitetuose, ar ne, įvairiausių ten trofėjų galima, ar ne, matyti iškabintos visos sienos, puošia ten visokios lentelės, ar ne, senos nuotraukos, bibliotekos. Bet ten reikia daugiau tų nuotraukų pamatyti, kad tiesiog galima būtų įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Nes ten irgi, kaip tu jame viduje, vaikštant, ar ne, yra labai didelė teritorija, praktiškai 10 hektarų ta teritorija, ir tu tiesiog kaip kokiam irgi miestelėje jautiesi, spalvoti tie pastatai, ar ne, ir jie turi irgi tokį padarę, kaip tarsi irgi parsisiunti appsą, ir turi 48 QR kodus nuskaityti, tarsi kaip mokiniesi, ar ne, ir kad tiesiog važinėja, vaikštai, ar ne, per viešbutį, ir tarsi kažko vis naujo išmoksti, kažką naujo pamatai, ir jeigu visus QR kodus surenki, tai net irgi viešbutis tokia tarsi ir kaip dovana padovanoja. Ir kas irgi labai išskirtinis yra išskirtinis interjeras, dizainas, dekoracijos kambarių. Jie yra dideli, aukštų lubų, ar ne, ir tos vonios, ir tokia tikrai ir prabanga tokia alsuojanti, ar ne, bet jinai yra daugiau tokia antikvarinė, kaip aš sakau, prabanga, tai kad tiesiog tie, kas galbūt, tai reikia mėgti, ar ne, tai tiesiog vėlgi tie keliautojai, kurie tai vertina, ar ne, įvertina ir tai mėgsta, tai tikrai galima, tikrai unikalesnių tokių viešbučių ir daug jų tokių tikrai nepamatysi. Tai jisai tiesiog tikrai labai išsiskiria tuom ir tiesiog irgi norėjosi jums dar atskirai jį pristatyti. Ir kaip ir minėjau, kiekvienas atskiras pastatas kambariai, kaip sako, irgi visur vienoda, tik tai yra pati interjeras skirtingas, nes tai priklauso nuo to, kokia tarsi katedra yra tas pastatas skirtas, ar ten kokiam botanikos, ar ten paukščių, ar ten gyvūnų. Tiesiog irgi, jeigu bus įdomu, galite palandžioti po pačias nuotraukas to viešbučio daugiau ir pamatysite, kad tiesiog kaip tai atrodo, nes irgi tikrai labai daug visokių užsiėmimų vyksta ir panašiai šitame viešbutyje. Irgi lygiai taip pat galima, irgi yra nuvykimai Sunset Town, ar ne, autobusiukai važinėja, tie patys elektriniai. Taip, ir dar vienas iš tų tokių didesnių galbūt kompleksų viešbučių, ar ne, kuris tikrai irgi labai visiems patiko, tai yra New World viešbutis. Ir kaip ir čia matote iš viršaus, ar ne, vaizdas, tai kad visi kambariai yra vilose, yra labai daug vilų čia šitame viešbutuke, yra taip pat irgi ir pagrindiniai, sakykime, baseinai, ne vienas jų, ir netgi vandens kalnelių yra vaikams, bet čia tiesiog yra tai, kad kiekviena vila yra padaryta tarsi to balio stiliumi, ar ne, kad kiekvienas kambarys išeina į kiemą. Tai yra tarsi tavo vila, tai yra tu atidarai ir atrakini duris, įeini į kiemą vidinį, ar ne, kuriame yra baseinėlis, ir tada į kiekvieną kambarį yra einama atskirai. Tai yra tiesiog vienas miegamasis, kitas miegamasis, tai poilsio kambarys, ar ne. Tai jisai galbūt tuom išsiskiria iš kitų, sakykime, viešbučių ir kitų vilų, kurios čia yra. Tai tiesiog tas toks, daugam iš karto buvo toks, atrodo, sako, kaip Balyje, ar ne, viešbutis. Tai vėlgi vienas gražiausių paplūdimių šitame prie šalia to viešbutuko. Ir taip pat, kas čia iš šio viešbučio irgi išėjus, tikrai yra galima pasivaikščioti po parduotuvėlės, ar ne,
kavinukės yra padarytos, tai va tiesiog, kad jisai nėra kažkur, ne vienas stovintis laukuose, tai va tiesiog tikrai irgi ta lokacija yra gera. Na ir dar tikrai norisi papasakoti ir dar užsiminti apie, atrodo, nesibaigiantis pasakojimas, tai daugiau apie tokius autentiškus, labiau tos jau, tai ką galbūt mes įsivaizduojame ar ne, vykstant į Vietnamą, ar ne, jau kas nori daugiau tos autentikos ir tų džiunglių ir cikadų svirpesio, ar ne, ir to žalumos, tai paminėsiu kelis viešbutėlius. Tai vienas iš jų yra Ocean Bay Resortas 5 žvaigždučių. Tai čia, vat, kaip ir matote, taip ir yra, ne, kad tai yra labai žalia, didelė teritorija. Kambariai yra išsidėstę, čia vat, irgi, kaip matote, šitose vilose, jos yra būna 2 aukštų ir 1 aukšto yra. Interjeras irgi labiau toksai akmuo, medis, vonios ir kriauklės yra akmeninės, ar ne. Baldakimai, vat, parodysiu kitą skaidrę, kad jums irgi daug mažiai įsivaizduoti, ar ne, kad irgi tarsi baldakimai irgi ant lovos užsideda. Ir čia jau toks jautiesi, kaip aš sakau, gyveni džiunglėse, bet gyveni labai komfortiškai, nes iš tikrųjų tie patys irgi ir kambariai labai tvarkingi, labai viskas sutvarkyta, iššluota ar ne, išplauta ir visa kita, tai tiesiog toksai prabangus gyvenimas džiunglėse, sakykime taip. Ir pavyzdžiui, irgi jau ten ir tas dušas, ar ne, vat, kur irgi tik, kur tu atvirai praktiškai lauke maudaisi, ar ne, ir ten matai visą tą žalumą, ar ne, ir ten dušo vanduo tiesiog vat, bėga, ar ne, ar taip, o ne ten akmens atsigulus. Tai tikrai labai įspūdingas pasirodė, irgi ten ir lobby irgi lounge muzikytė groja, ar ne, ir ten baseinas, va tas, kur yra, sakykime, jau bendras didelis, ar ne, tai tikrai labai irgi vat gražus ir kaip ir minėjau, irgi labiau jį mėgsta europiečiai šitą viešbutį irgi, kad vyksta labai daug turi. Ir šalia jo, kaip čia yra Ocean Bay Resort, ar ne, viešbutis, ir šalia jo yra dar Grand Ocean Bay Resort. Tai jie yra tarsi to pačio tinklo, tai jie gali irgi vieni kitų baseinais naudotis, ar ne. Tai tik tais, kad Grand Ocean Bay Resorte, galbūt irgi tik atkreipti dėmesį, vat jeigu aš jau minėjau, kad Ocean Bay tik tais buvo sienos labiau tokios akmeninės, grindys irgi akmeninės, tokios daugiau medžio, tai šitame viešbutyje Grand Ocean Bay'e sienos yra tokios kaip iš molių ir šiaudų padarytos. Tai vat vėlgi, bet ten irgi vonios irgi tos pačios akmens, ar ne, ir tie baldai tokie irgi senoviniai, sakykime, autentiški, tokie labiau ir irgi viskas labai tvarkinga, išpuoselėta aplinka, bet tik tiek, kad vat irgi tos sienos, vat tokio molio šiaudų, tai vat irgi, kad įsivaizduoti, ar ne, kad tikrai ne tapetai ir ne akmeninės ten kokios, tai vat galbūt taip išsiskyrė, vat jisai tuom šitas viešbutėlis, bet irgi tikrai labai graži žalia teritorija. Ką dar mes aplankėm irgi ten maždaug to panašioje vietoje, vat autentiški viešbutukai, jie labiau čia aplink centrinę dalį yra išsidėstę Fukoko salos, tai Le Casa Resort, irgi 3 žvaigždučių viešbutėlis, tai jisai galbūt iš tų, ką mes lankėme, tai jisai tikrai buvo pats paprasčiausias, tai sakykime jau tiem, kurie galbūt irgi žiūri, kiek gali sau leisti ar ne susimokėti, ir galbūt tiem, kurie nori labai autentikos ar ne, tai tiesiog vat šitas viešbutis, vėlgi, kam yra nereikia kažkokio labai didelio komforto ar ne, labai didelės kokybės, tai tikrai tą Le Casa Resortą galite siūlyti. Bet ten jau toks jau tikrai irgi žalia, graži teritorija, bet paprastučiai kambariai, bet Wi-Fi'us yra visur veikia. Ir pavyzdžiui, iš viešbučio irgi teritorijos išėjus yra irgi šalia kavinukės, bet jos jau tokios irgi jau local kavinukės. Tai vat vėlgi, kaip sakau, kas daugiau nori to tokio autentiškumo ir labiau pasijusti, kad aš čia tikrai Vietname esu ar ne, tai tikrai galima visai rekomenduoti ir tikrai va toks paprastutis. Kas dar labai visiems mums patiko ir aš pati irgi, jeigu va taip galvoju, taip nenorint ar ne irgi išlaidauti, bet norint nuvykti, tai tikrai labai vertas dėmesio Kingo Retreat Resortas. Jis yra 4 žvaigždučių viešbutis, čia vat antra nuotraukytė yra jo, vat jisai tiesiog, kad irgi įsivaizduoti, tai praktiškai čia jo yra visa teritorija. Tai yra, kad yra vilos keliomis tokiomis tarsi, juostomis išsidėšiusios, vidury baseiniukas. Bet jis yra toksai, vėlgi, aplink džiunglės. Džiunglynai irgi cikados virpia, iki paplūdimio yra gaunasi apie 400 metrų, tai vat irgi jo toksai vat minusas, kaip sako, kad jau reikia nueiti iki to paplūdimio, ar ne, bet irgi yra tikrai viešas paplūdimys, bet yra gultai skėčiai galima nuomotis, tai nemokamus dviračius irgi turi, jeigu vat kas nori, ar ne, bet irgi galima ir iki miestelio nuvažiuoti, ten kokio irgi kavinukės ar tai parduotuvėlės, ar ne, tai vadinasi yra apie 1 kilometras iki marketo.
tai čia tikrai irgi ir prasivaikščioti galima, bet ten jau tikrai daug labiau tokia, kaip aš sakau, autentika tai jaučiasi ir pačiam viešbutėlis yra pakankamai naujas. Tai tiesiog pat irgi, kad labai viskas taip paprastai, bet kokybiškai ir tiesiog pat irgi ir ta pati kavinukė ir irgi net ir dabar mums būnant irgi matėsi europiečių tikrai atostogaujančių, tai tiesiog jis toks, toks, kaip aš sakau, šviesus, tvarkingas, bet be jokios ten prabangos, ne, viskas taip irgi paprastai, bet tikrai neprastai, tai mums tikrai jisai labai įstrigo. Ir dar vienas iš tų tokių irgi paprastesnių viešbutėlių, tai sakykime Elwood resortas, arba dar kitaip jis Herbal resorto vadinasi, 4 žvaigždutės, tai jis irgi toksai, kad didelė pakankamai teritorija, jinai yra žalia ir vilos irgi kambariai išsidėstę, turi baseinėlių, bet jis irgi pakankamai toksai, naujas viešbutis, ten iki paplūdimio irgi apie 800 metrų yra, tai va čia vėlgi tie tokie minusai ir niuansai, ir ne, galbūt kai kam gali tai būti, tai bet vėlgi transferį jie daro, veža, bet vėlgi daugiau tokios autentikos ir tikrai pakankamai irgi visiems visai patiko tas Herbal resortas. Taip, dabar irgi dar galvoju apie, buvo viena mintis ir dabar galvoju, man nušoko. Nieko, gal dar tada sugrįš. Taip, tai apie viešbučius vėlgi, tikrai jų dar liko, apie kuriuos neužsiminiau, bet čia vėlgi, prisiminiau, kuri mintis, kad nenustebkite, jeigu dabar iš tų viešbučių, ką aš jums papasakau arba parodžiau, ar ne, kad galbūt sistemoje jūs dar ne visus jos randate, nes irgi pas mus vis dar užkraudinėja viešbučių kainas, dar dedasi, tai tiesiog nenustebkite, kad gali kažko ir nebūti, tai tiesiog irgi, truputėlį kantrybės ir tikrai, sulauksite ir bus, ir tiesiog, kad, žinotumėte šitą mintį, kad taip gali būti, ar ne? Tai ir plus irgi tikrai jų dar daugiau tų viešbučių yra, ir kuriuos ir mes lankėme, ir kuriuos mes dar siūlome, bet tiesiog iš tų, ką matėme, ką apžiūrėjome, tai tiesiog norėjosi apie juos daugiau ir papasakoti. Ir kas dar irgi, kas laukia ir kas bus irgi Fukoko saloje, tai kad gruodžio mėnesį planuoja atidaryti Riksos tinklo viešbutį ir čia turbūt jau bus tas tikrasis all inclusive'as, kurį pamatys ar ne ir azijiečiai, ir mūsų galbūt irgi keliautojų, čia galės jau tą tikrai all inclusive'ą patirti, ar ne. Tai didžiulis kompleksas. Mes irgi, kada su keltuvu ar ne nusikėlėme į tą salą, kurioje sakiau, kad bus tas viešbutis ar ne Riksos, tai į šitą viešbutį bus galima patekti tik tais arba lyno keltuvu bus važiavimas, arba laiveliu, bet čia irgi jau daugiau, kada tiesiog tikrai jau atsiras ir pardavimuose ir jis atsidarys tas viešbutis, tai jau tos informacijos daugiau vėliau papasakosim, bet čia tiesiog galbūt norisi taip tik pasakyti, kad mes matėme ir tik pažiūrėjome, nes visi jau pastatai stovi, jau ten viduje viską renginėja ir kad yra tikrai labai didžiulis kompleksas, netgi irgi matote pagal tai, kad daugiau nei 1300 kambarių ir apartamentų, restoranai netgi 20 keli ir ten vėlgi nuo gurmaniškų patiekalų iki įvairių kokteilių, ne, tai mes tiesiog paplūdimį pasivaikščiom, vieta labai graži, tikrai irgi vaizdai į jūrą ir pats paplūdimys platus ir vėlgi, plus vėlgi šalia Sunworld visos pramogos, ar ne, tai yra pramogų parkas, visi atrakcionai, visos kavinukės, visi restoranai, tai va tiesiog toks irgi naujiena, kuri bus Fukoko saloje ir jinai jau čia jau visai netrukus. Taip, taigi, tai tiek būtų apie lyg ir papasakojau, ar ne? Dabar galvoju, gal pabandysiu greitai per jūsų, dar tiesiog grįžtant po to prie bendrų tokių klausimų, pabandysiu perbėgti galbūt, ką mes turėjome iš klausimų, ar ne? Taip, nuo pradžios greit bėgant. Kokia kalba bus pasitikimas? Tai pasitikimas anglų kalba ir rusų kalba. Šiaip iš tikrųjų irgi dar tokiam bendram žinojimui, tai Vietname yra tikrai labai tie, kas dirba turizme ir kas yra su turizmu, tai praktiškai visi be problemų kalba anglų ir rusų kalbomis. Tai va tiesiog realiai nėra taip, kad tik tai tarta, praktiškai jie visi dviguba kalba ir mes va irgi, kur mūsų gidė buvo, kuris su mumis visą kelionę važinėjo, tai jos tėtis yra rusas, mama vietnamietė ir jinai kuo puikiausiai angliškai, kuo puikiausiai rusiškai irgi kalbanti ir šiaip pat kiek irgi susidūrėme, tai tiesiog ir iš atstovų irgi bus, tai yra anglų kalba ir rusų kalba pasitiks. Taip, skrydžio trukmė jau minėjau, kad apie 14-15 valandų. Taip, viskas gerai. Banko kortelėmis, kaip ir minėjau, tikrai vietoje atsiskaitimai be problemų, bet vietinių smulkių pinigų turėti vis tiek irgi norisi išsikeisti, kad vėlgi, kaip ir minėjau, už tas mūtis susimokėti ar ne.
dėl vežimosi ar eurai ar doleriai, tai tikrai vėlgi yra kursas tikrai atitinkamas, tai tiesiog turbūt ką turi keliautojai, tą ir vežasi. Ir tas vėlgi kursas, minėjau, jis yra tikrai atitinkamas, tai tokio pasakyti, kad kuris labiau apsimoka, net ir neatsakyčiau. Taip, gėrimai tik, taip, kas turi all inclusive išsipirkę, tai irgi, kad ne tik tais maitinimo metu, bet ir dienos metu irgi juos gauna, bet irgi čia apie tai kalbėjome daugiau. Kokią šalimi galima būtų palyginti kainų lygiai, kas vyktų BB ar Hubboardas? Net nežinau, dabar galvoju, su kuo čia būtų galima palyginti. Čia turbūt vėlgi, galbūt tai, kad tiesiog vykstant į tas ar ne Azijos šalis, aš galvoju netgi, nes realiai, sakykime, iš pačio maisto pasirinkimo, ar ne, vat ką mes, kur turėjome viešbučius, ar tai pusryčius, ar tai vakarienę, tai tikrai labai visur pakankamai kokybiškai ir pakankamai gausiai ir visko iš to vat maisto, to pasirinkimo. Tikrai nebuvo taip, kad, sakykime, nežinau, vaikščiotumėm ir nesugalvotumėm, ką mums valgyti, tikrai be problemų. Geriausia, kur sakyti, vaistinė arba juvelyrinėse. Juokas juokais, bet iš tikrųjų vieną keitimą darėme juvelyriniai parduotuviai. Čia matau, Jurgita pasisakė, ne? Tai iš tikrųjų taip, kaip ir minėjau, kad tikrai nebūtinai valiutų keitiklose galima pasikeisti, kad ir parduotuvės yra, tai mes irgi turėjom tą praktiką ir vienoje juvelyrinėje irgi keitėmės. Taip, vėlgi, maistą pavalgyti, tai tikrai galima labai pigiai ir mažai, ar ne, kaip ir minėjau, ten sumuštinį vos ne už eurą nusipirkti, bet irgi patiekalą galima ir už 4, už 3 ar už 5 ir jeigu labai kokybiškam viešbučio restorane, tai gali patiekalas ir 15 ir 20 eurų kainuoti, ar ne, bet šiaip taip, apie ekskursijas irgi kalbėjom ir lygiai taip pat sąrašais turėsite irgi. Taip, dabar galvoju, ko saugotis vandenyje. Kaip ir kažkokių tokių labai mums bent jau neįspėjo, kad būtų kažko reikėtų. Tik tai dabar, bet irgi kas buvo, tai buvo medūzos tikrai. Bet čia sakė, jos mūsų to sezono metu, kada nėra lietaus ar ne, tai jos neturėtų irgi būti ir tikrai mums to neakcentavo. Bet dabar, bet irgi pas mus prie vieno viešbučio buvo, kad ryte buvo labai daug medūzų, bet jas irgi surinkinėjo, tai tiesiog nebuvo. Taip, iš tikrųjų Vietnamas labai paklausus iš tų irgi, kiek ir sulaukėm ir užsakymų, ir kiek skambučių, tai aš labai laikau ir kaip čia, kumščius ar ne, ir visą, kad tikrai tikėkimės, kad viskas su visų mūsų pagalba ar ne, tikrai ir užsipildys ir kad tikrai nebijoti ir drąsiai siūlyti, tikrai vykti ir keliauti ir patirti, nes iš tikrųjų dabar tikrai sulaukiu ir jūsų klausimų, kad irgi būna, sakot, ir kas nori pirmą egzotiką išbandyti ar ne, arba šiaip tiesiog egzotinę kryptį nuvykti. Taip, paplūdimiai yra viešbučių ir visuomeniniai ir paplūdimio servisas skaičiuotas į kainas reikia susimokėti. Taip, iš tikrųjų, daugelį tų viešbučių, kurie yra pirmose linijose ir visi irgi ten tie, ir šiaurinėje dalyje ar ne, ir kitose vietose ir praktiškai jūs prie viešbučių irgi aprašymų matysite, kad ten, kur yra pirmos linijos, tai yra viešbučiai dauguma ir paplūdimiai tarsi kaip ir priklauso viešbučiams, jie juos prižiūri. Kai kur galbūt yra jie ir vieši, bet vis tiek yra apsaugos ir taip paprastai neįleidžia jie bet ko įeiti tos paplūdimius, tai galima sakyti kaip ir privatus tie paplūdimiai yra, ar ne? Ir tikrai ten, kur priklauso viešbučiai paplūdimys, tai ir gultai skėčiai yra nemokami. O jau ten tų viešbučių, nuo kurių reikia vykti, ar ne, kur minėjau irgi ten ar 300 metrų, ar 500 metrų, ten jau žinoma dažniausiai yra viešieji paplūdimiai ir tada gultą skėtį reikia nuomotis ir tai dienai gali kainuoti įvairiai. Mums buvo sakę ir 3 eurai dienai, ir kai kur buvo gal 5 eurai, bet tai yra maždaug tokiose varijuoja tokiose sumose. Tai tikrai, kad nėra labai daug. Taip, ar bus Vietnamo ekskursijos plus poilsis? Irgi apie tai kalbėjau, kad turime užklausę ir labai laukiame, nes iš tikrųjų labai didelis yra susidomėjimas, ar ne, kad norima, kad būtų ekskursijos ir poilsis. Taip, infoturai planuojami tikrai, tai visi žinoma, kai bus, tai tikrai irgi paskelbsime. Taip, gultų skėčių ir kainas minėjau, kad tikrai taip. Oi, kaip žiūriu, matau irgi paskutinis klausimas, kaip dėl skiepų, jie kaip ir neprivalomi ir realiai mes irgi, aš pat irgi ir vykau ir kas kolegos vykome, mes tikrai nuo nieko nesiskiepėme, nežiūrėjome ir realiai pakankamai visame kame atrodo tikrai ir šiaip pat netgi ir keliaujant, ar ne, tokia saugi šalis, atrodo visomis prasmėmis. Taip, ir tada perbėgu tada toliau tiesiog dar per pagrindinius tokius, techninius momentus, ar ne, kas galbūt daugiau susijęs su kelionių rezervavimu pačiu.
Tai, kad vykstant mūsų egzotinės kryptis, užsakymo padarimo metu 15% avansas ir galutinė suma 4-5 dienos iki kelionės išvykimo, ar ne? Ir lygiai taip pat atitinkamai anuliavimo sąlygos. Jeigu anuliuoja likus daugiau negu 45 dienoms, tai yra 15% prarandamas avansas, ar ne? O jeigu mažiau negu 45 dienos, tai yra 100%. Tai tiesiog čia egzotinių būtent krypčių, ar ne, tokios tos mūsų užsakymo ir rezervavimo ir anuliavimo sąlygos. Taip pat irgi tikrai nepamirškite, kad galioja saldus kaip medus, ar ne, mūsų programa. Tai yra, kad jeigu keliautojai užsako keliones iš anksto, jūs turite galimybę, ar ne, iki 2% netgi pasikelti savo komisą. Taigi tikrai, kad nelauktų keliautojų tų paskutinių dienų, paskutinių minučių, ar ne, vykstant būtent į egzotinės kryptis. Kaip ir minėjau pačioje kelionės pradžioje, kad tikrai mūsų atstovams yra labai didelis pastiprinimas mūsų virtualus asistentas, virtualus gidas, tai yra mūsų gidas kišenė, ar ne, yra jo nuoroda ir kontaktai, tai yra mūsų keliautojai randa ant savo dokumento, ar ne, voucheryje QR kodukas, jūs taip pat irgi galite, ar tai tiesiog iš interneto nuorodą paimti, ar ne, irgi yra gidas kišenė įsivedus mūsų Džiona puslapyje, tai tiesiog, kad tikrai, drąsiai reklamuokite šį įrankį ir netgi jeigu reikia ir patys galite naudotis, nes kada jūsų keliautojai išvyksta jau į kelionę, tai yra tikrai, jeigu nepavyksta susisiekti vietoje su esančiu mūsų atstovu, tai yra pats irgi toksai pirmas žingsnis ir pirmas dalykas, ką jūs galite padaryti ir kaip galite sulaukti ar ne, ar tai kažkokio tai atsakymo į klausimą, dėl transferų galbūt kokio laiko paėmimo ar ne iš viešbučio, ar šiaip kažkokia problema, tai tikrai drąsiai einate į mūsų gidą kišenėje ir pradedate pokalbį, suvedate reikalingą informaciją ir tiesiog tikrai, kaip sakau, labai padedantis jums ir jūsų keliautojams įrankis yra. Taip, ir mūsų kontaktai kaip visada visi tie patys, ar ne, tai man ir mano kolegijai Darijai visada drąsiai galite skambinti, rašyti, mes turime dar vieną mūsų bendrą mailą, tai yra pardavimai@džionap.lt, tai yra kiekviena turime savo asmenimus, bet taip pat ir vieną tą bendrąjį, tai vat jeigu kartais neprisimenate, kur kokį taškelį ar ne, arba pavardės, kokiu mailu rašyti, tai tikrai galite drąsiai įvairiais klausimais jums rūpimais prieš kelionės užsakymą, ar ne, tai pardavimai@džionap.lt, arba šiaip tiesiog irgi norėsis ar ne daugiau apie kažką tai pasikalbėti, tai tikrai drąsiai skambinate ir bendraujame. Ir irgi mūsų rezervacijų skyrių telefonų numeriai nurodyti ir žinoma, ne darbo metu, tai yra po darbo valandų, po darbo ar nedarbo valandomis arba savaitgaliais, jeigu yra kažkokios tai ekstrinės situacijos, kurias reikia spręsti, arba ten irgi užsakymai daromi paskutinėmis minutėmis ar ne, arba ten kokio patvirtinimo, o naktį ten išskridimas, ar tai šiaip kažkokios kitos ekstrinės situacijos, tai tikrai visada galite kreiptis mūsų SOS numeriais. Jie, žinoma, ten jau yra anglų arba rusų kalba. Ir tai yra mūsų kolegų ukrainiečių SOS numeris, kur tikrai irgi sprendžiama ir daroma. Ir kaip visada irgi dėl grupinių užklausimų mūsų bendras paštas tai maisbaltic@džionap.lv. Tai jeigu turite grupelių daugiau negu 21, jeigu vyksta keliautojas ir yra užklausos, tai tikrai drąsiai galite rašyti. Ir visada labai agituojame ir prašome jungtis į mūsų Facebooko grupę, ar ne, kur vėlgi stengiamės pasidalinti tą tokią naujausią informaciją, naujausiamis naujienomis arba galbūt kažkokiais tai degančiais pasiūlymais, galbūt kažkur kokių ten tiesiog irgi specialių pasiūlymų kažkuriai tai krypčiai arba bilietams galbūt, tai tiesiog irgi, kad nepraleistumėte tos informacijos, tai tikrai skaitote QR kodą ir galite drąsiai jungtis į mūsų Facebooko grupę. Ir ačiū Jums už Jūsų kantrybę, už Jūsų laiką ir už tai, kad buvote ir klausėtės. Mūsų, mačiau, čia tikrai labai gausiai buvome susirinkę. Įrašas tikrai bus ir jį mes Jums pristatysime, atsiųsime tiesiog dar atskirų naujienlaiškių, ar ne, arba bus patalpinta prie visų mūsų webinarų istorijos, ar ne, tai tikrai galėsite irgi pamatyti.
Na, o kaip ir minėjau, tikrai visko papasakoti sudėtinga ir sunku ir taip sutraukti nėra lengva, tai stengiausi perteikti tikrai to jausmo ir šiaip pat gal irgi dar norėtųsi pasidalinti, kad kada mūsų buvo 12 kolegų, kurie vykome apžiūrėti, ar ne, tai tiesiog išvykstant iš salos, išskrendant buvo tikrai labai geras jausmas. Na, tiesiog visi taip sakome, atrodo, daug šalių mes vykstame ir nedaug matome ir atrodo ir vienur ir kitur ir būna, kur vieno karto šalis, ar ne? Tai čia kažkodėl neapleido jausmas, kad mes čia dar sugrįšime, kad tiesiog turi kažkokią tą energiją, tai irgi ta sala ir tas visas vietinių gyventojų, galbūt irgi tas geranoriškumas, ar ne, tas dar nesugadinta turizmo, galbūt, nežinau, bet tikrai labai geras ir visos kelionės metu ir išvažiuojant, tai tiesiog irgi visi taip atsisveikiname, bet sakome, na, tikrai mes čia dar sugrįšime, nes tikrai verta. Taip, na, o jeigu dar turėsite klausimų, tai